Mano YouTube kanalui jau 4 metai. Ir vėlgi, iš tikrųjų, viena vertus atrodo, wow, kaip greitai lėkia laikas, atrodo, taip tieseniai aš jį pradėjau. Kita vertus suvokiu, kiek daug visko įvyko, kiek aš daug visko pasiekiau. Tiesą sakant, man iki šiol yra įspūdinga, kad tiek daug jūsų įsijungia žiūri mano video, kur aš tiesiog atsisėdęs rėkiu į kamerą. Man dar yra įspūdingiau, kad tiek daug iš jūsų parašo tokius iš tikrųjų įdomius ir iš tikrųjų vertus dėmesio komentarus, į kuriuos aš tikrai stengiuosi atsakinėti, jeigu tik tai yra įmanoma. Ir tarp kitko, YouTube'e aš visus komentarus iki šiol dar sugebu perskaityti. Bet turbūt labiausiai man nuraunantis galvą dalykas yra tai, kad tiek daug iš jūsų man kas mėnesį sumetat ant energetinio ir kebabo. Ta prasme, arba tiesiog atmetus bajerius, kad jūs mokat man už šitą turinį. Vėlgi, tai, kad aš atsisėdu ir papasakoju savo kažkiek motyvuotą nuomonę ir žmonės man už tai moka pinigus, man tai yra neįtikėtina ir tuo pat metu žiauriai malonu ir aš nekartą esu sakęs, kad čia yra viena iš priežasčių, kodėl aš galbūt per paskutinius 2 metus praktiškai neturėjau jokių tikrai labai ilgų atostogų nuo šito kanalo. Vėlgi būdavo, kad video truputį praretėdavo laiks nuo laiko, bet vėlgi žinot, kaip aš mėgstu sakyti, nutinka gyvenimas. Bet jo, YouTube kanalui 4 metai ir aš norėjau padaryti kažką galbūt, taip sakykim, ypatingo, kažką įdomaus šitos sukakties proga. Ir vėlgi, žiūrint atgal, 1 metų gimtadienį aš padariau video apie tai, kaip apskritai buvo sukurtas šitas kanalas, ką aš jo noriu pasiekti, kur aš judu ir taip toliau ir panašiai. Tada per 2 gimtadienį video tiesiog nebuvo, nes kaip ir sakau, tiesiog buvo nutikęs gyvenimas ir ten buvo gan didelė pauzė, kuri didžiąją dalim susivedė į tai, kad aš kraušiausi šitą namą, kurį buvau nusipirkęs. Ir patikėkit manim, kai nusipirki tuščią namą, kad ir su apdaila vėlgi įsikraustyti yra reikalų. Tada per 3 kanalo gimtadienį aš tiesiog dariau komentarų video ir tai buvo tarsi tiesiog paminėjimas, kad jo, tiesiog buvo gimtadienis, bet iš tikrųjų, kai pagalvoju, truputį yra, kaip pasakyti, per daug kasdieniška tiesiog paimti ir pareaguoti į komentarus, kai aš komentarus reaguoju kokius 2-3 kartus per metus ir taip. Ir aš dėl to šiais metais, šiam gimtadienį norėjau padaryti kažką įdomesnio. Ir aš galvojau, ką aš galėčiau jums, savo fanam, duoti. Ir žinot ką, aš pagalvojau, kad o kodėlgi nepadaryti video apie šito kanalo užkulisius, kur aš galbūt papasakosiu, kokią aš aparatūrą naudoju, kokią programinę įrangą naudoju ir apskritai, kur mano nuomonė juda šitas kanalas, galbūt padarysiu vienokią ar kitokią meta-analizę, pasidalinsiu su jumis galbūt, kuo aš džiaugiuosi, galbūt pasidalinsiu, kuo aš gailiuosi, galbūt iki kažkokio lygio netgi pakomentuosiu, ar pavyzdžiui, mano nuomonė kažkam kitam verta pradėti YouTube kanalą ir ko galbūt tikėtis tiem žmonėm. Na ir savaime aišku, kad aš net nebijoju, kad kadangi mes visi lietuviai, mums visiems patinka pakalbėti apie pinigus. Tad šitame video aš taip pat, beje, 1 kartą šito kanalo istorijoje pakalbėsiu ir apie tai, kiek aš pinigų uždirbu iš šito kanalo, jeigu taip galima pavadinti uždirbimu. Bet vėlgi, aš pakalbėsiu apie pinigus ir, kaip aš dabar matau, pakalbėsiu ganėtinai daug. Tad jo, važiuojam. Ir pradėsim turbūt nuo pradžių, tai yra, o kokią aš aparatūrą ir kaip išdėliota ir kodėl tiek istoriškai, tiek logiškai naudoju darydamas šį savo kanalą. O ar gali būti geresnis būdas jums papasakot, kaip aš viską filmuoju, negu tiesiog paimti ir parodyti? Tad kaip ir žadėjau, šitam video jūs turit išskirtinę galimybę pamatyti mano kanalo užkulisius ir kaip aš filmuoju savo video. Na ir štai mano stendas. Tik tai aš vis dar mokau su savo stabilizuotu selfie stiku dirbti, tai atleiskit už jittery, bet kaip matot, iš principo va čia viskas yra, kaip aš viską darau. Dabar atidesniai iš jūsų galėjot pastebėti, kad šita visa vieta yra ne kas kita, o tiesiog kampas mano svetainės. Praktiškai čia yra mūsų su žmona skaitimo kampas, kur vėlgi yra mūsų knygų lentynos, suvenyrai ir panašiai. Bet taip pat, kadangi čia yra integrali svetainės dalis, savaime aišku, viso šito gėrio čia būt neturi. Tad iš principo šitos lempos, tada šitą kamerą, kurią aš naudoju, realiai viskas keliauja į ten, kur dabar atidarytos duris, nes ten už sienos yra boilerinė, o praktiškai visos mažosios dalis, tai yra galbūt šitos taburetės, ant kurių stovi dalykai, kuriuos aš tuoj pakomentuosiu, gėlės, kurios ten yra padėtos, jos yra dar kitose vietose.
Tada, kalbant istoriškai, aš manyčiau reikėtų pradėti nuo šitos didžiosios lempos. Nes istoriškai čia yra pirmas seniausias mano turimas daiktas. Vėlgi, šitą daiktą konkrečiai man, taip sakykime, paskolino mano viena labai gera draugė, kuri tada gyveno Lietuvoje, dabar jau gyvena Ispanijoje ir kuri man iš tikrųjų žiauriai padėjo išsukti šitą kanalą. Aš nekartą esu minėjęs, turbūt nekartą dar paminėsiu šitam video. Bet praktiškai, taip sakykime, čia yra mano pagrindinė didžioji šviesa. Ir kaip ir sakiau, čia yra pirmas seniausias daiktas, nes šita lempa su manim yra nuo pat kanalo pradžios. Ir vėlgi, kai aš rašinėdavau tuos pačius reaktus savo laiku, kas praktiškai yra beveik visi pirmi metai, tai praktiškai čia buvo mano pagrindinė ir vienintelė šviesa. Bet tada, kai aš pradėjau rašinėti savo tuos, taip vadinkim, sitų sosto video, kur praktiškai buvo fotelis, didesnis atstumas iki kameras ir didesnis atstumas iki šviesos, ką aš supratau, kad man šiaip reikia šiek tiek pasišviesti ir šonus. Tad dėl to iš principo teko nusipirkti šitas dvi mažesnės švieselės. Jos yra žymiai silpnesnės, bet jos yra tokios tiesiog pagalbinės. O kalbant konkrečiai apie šį stendą, jeigu iš tų mažų švieselių nebūtų, mano veidas tiesiog atrodytų taip ganėtinai keistai, jis būtų apšviestas, bet tuo pat metu mano paakiai, pagurklis ir panašiai būtų tokie labai juodi ir aš taip tiesiog labai nemaloniai atrodyčiau. Tad taip atrodo mano apšvietimas. Tada, jeigu mes einam toliau, mes ateinam prie savaime aišku kameros. Ir su kamera istorija yra tokia, kad aš pradėjau ne su šitą kamerą. Realiai, kai aš pradėjau šitą kanalą savaime aišku, aš nežinau, ar man patiks daryti YouTube, ar aš tai darysiu ilgai ir taip toliau ir panašiai. Ir dėl to aš nemačiau prasmės investuoti į galbūt kažkokią tai brangesnę kamerą. Dėl to vėlgi su ta pačia drauge pasitariau ir ji iš principo man rekomendavo realiai šitą kamerą, nes jinai pati tokią naudojo, bet jinai tais laikais ganėtinai brangiai kainavo. Ir aš turbūt dabar ant ekrano netgi užmesiu, kas čia per kamerą ir iš principo koks jis yra netgi modelis. Ir vietoj to tiesiog pasigūglinau ir vėlgi su jos pagalba atradom žymiai pigesnę kamerą ir aš su ją pradėjau šitą kanalą. Ir vėlgi, su ta kamera aš sugebėjau prabūt turbūt visus pirmus metus, mano turbūt visų pirmų metų video yra įrašyti su ta kita kamera. Ir jinai veikia labai puikiai, bet jinai turėjo problemą, kad jinai iš principo gerai veikia tik tai, jeigu apšvietimas yra tobulas. Ir kai aš pradėjau savo tuos, taip vadinkim, sitų sosto video, tai iš principo problema buvo ta, kad tiesiog šonuose buvo tiesiog vizualiniai artefaktai. Ir buvo akivaizdu, kad ana kamera tiesiog nepatems. Ta teko nusipirkti šitą. Kita vertus, tais laikais aš jau buvau monetizuotas ir aš jau žinojau, kad aš tai darau. Ir dėl to pinigų tam tikrai nebuvo gaila. Tada, kalbant konkrečiai apie šitą kamerą, jinai yra pajungta į elektrą, vėlgi prie visų kitų laidų. Vėlgi aš tiesiog netikiu baterijom ir man baisu, kad kamera tiesiog nusprogs ir jinai taip pat yra pajungta prie kompiuterio. Tiesiogiai. Kokias programinę įrangą naudoju, aš neužilgo paaiškinsiu ir aš neimu, turiu galvoj. Bet realiai praktiškai viskas yra taip sujungta laidais ir aš nenaudoju SD kortelių, nenaudoju baterijų, nes aš tuo tiesiog nepasitikiu. Tada, jeigu mes einam toliau, mes matom, kad praktiškai man po kojom yra šita taburetė numeris 1, ant kurios yra ventiliatoriukas, kurio darbas yra tiesiog padaryti, kad kai aš esu su akiniais, man tiesiog neprakaituotų akiniai, nes vėlgi aš esu karštas, drėgnas bachurėlis, vėlgi no homo, taip sakant. Nu, tada mes čia taip pat turim laptopą, prie kurio praktiškai viskas yra pajungta, jeigu aš galiu jį išcentruoti. Ir vėlgi prie jo yra pajungta kamera, prie jo yra pajungtas mikrofoną aš tuoj papasakosiu, na ir savaime aišku, prie jo yra pajungtas ventiliatoriukas. Aš taip pat įrašinėdamas pasidedu šiek tiek vandens, nes mano patirti man žiauriai džiūsta burna ir jeigu aš negaliu atsigerti, mano balsas tiesiog pradeda pareidinėti. Tada pats fotelis yra fotelis, vėlgi tiesiog savo laiku pirkau jį praktiškai įrašinėti šitiem video, kas galbūt yra truputėlį ironiška, kad jis labai gerai suderėjo šitoje vietoje ir dabar mes abu su žmona jį naudojam skaitimui. Na ir tada dabar tiesa yra padėtas krautis mikrofonas, vėlgi DIJ, bevėlis, bluetoothinis, vėlgi labai patogus mikrofonas. Tad jo, tai va toks iš principo yra mano setupiukas. Vėlgi vienas iš dalykų yra tai, kad praktiškai šiuo metu už lango vis dar yra šviesu, bet ką aš esu pastebėjęs, kad jeigu aš atidarau žaliuzes ir, pavyzdžiui, praeina debesėlis, praeina dar kažkas,
viskas baigės tuo, kad kamera suspazmuoja, aš atrodau tragiškai. Dėl to net jeigu yra šviesu, net jeigu yra tamsu, nesvarbu kaip, šitas ir visas kitos žaliuzės šitoje patalpoje būna uždengtos. Ir praktiškai procedūra pradėti filmuoti video yra tai, kad aš visą šitą gėrį turiu atsinešti iš boilerinės ir susirinkti iš visų kitų pakampių šitam kambarį. Tada viskas susistatyti, susijungti, tada rankiniu būdu atrast fokusą, nes vėlgi dėl šitų žaliuzių autofokusas tiesiog nenori normaliai pagauti mano veido. 90% laiko jis pagauna, bet tie likę 10% atrodo kaip spazmavimas ir patikėkit manim, kai aš pradėjau rašinėti šitoje patalpoje, buvo neprotingas video kiekis, kuriuos man reikėjo perdaryti vien dėl to, kad vaizdo tiesiog nebuvo įmanoma normaliai pamatyti. Na ir dar vienas dalykas, dėl to, kad man kiekvieną kartą atsisėdus reikia iš naujo persireguliuoti fokusą, mes realiai turim situaciją, kad kai kuriuose videose aš esu galbūt labiau crisp, kai kuriuose videose aš esu labiau užblukęs ir taip toliau ir panašiai. Bet vėlgi, toks setupiukas, jo logika yra tokia, kad turim pagrindinę šviesą, jinai mane apšviečia, turim antrinės šviesas, kurios praktiškai padaro, kad apšvietimas atrodo taip tragiškai, turim apyžmonišką kamerą, turim laptopą, turim fotelį, turim vandens ir tada turim, kas mane aušina ir aš taip tiesiog įrašinėju savo video. Nu, dabar, kai žinot, kokią aš aparatūrą naudoju daryti šitiem video, turbūt reikėtų pakalbėti ir apie tai, kokią galbūt aš naudoju programinę įrangą, nes vėlgi kamera, šviesos, mikrofonas yra tik tai dalis dėlionės. Kita dėlionės dalis savaime aišku, ką aš naudoju visam šitam apdirbti. Ir esmė yra ta, kad kadangi čia yra hobinis kanalas ir kaip vėlgi, kad aš tyzinu, bet dar patyzinsiu, kad aš iš jo tikrai neuždirbu tiek jau daug pinigų, tai aš stengiuosi likti prie visų įmanomų nemokamų įrankių. Ir kas yra įdomu, šiais laikais tikrai yra ganėtinai daug gerų nemokamų įrankių daryti tą, ką aš darau. Vėlgi, video aš rašinėju su OBS-u, vėlgi pasigūglinkit, OBS-as yra turbūt absoliučiai standartinė priemonė video įrašinėjimui, ekranų įrašinėjimui, streaminimui ir taip toliau ir panašiai. Vėlgi, puikus įrankis, kuris man duoda viską, ko man reikia, nes vėlgi man nereikia tiek jau daug, man tiesiog reikia, kad paimtų ir viską įrašytų. Tada kitas įrankis, kurį aš naudoju, tai pavadinkim pre-editinimui, yra TimeBoltas. Nes vėlgi, vienas mano, tai pavadinkim, executive sprendimų iš ganėtinai labai ankstyvų dienų, tiesą sakant, netgi iš pre-kanalo dienų, kai aš galvojau, kaip aš noriu daryti šitą kanalą, aš norėjau, kad mano šita kalba būtų kaip įmanoma lengviau einanti, kad joje nebūtų jokių pauzių, kad joje galbūt nebūtų jokių vietų, kur aš galbūt susipainioju su tekstu ir turiu save pakartoti. Vėlgi, iš to, kiek aš esu buvęs įvairiuose live streamuose ar podcastuose, pavyzdžiui, pas tą patį Karalių, pas tą patį Algį Ramanauską, jūs puikiai žinot, kad aš galiu paimti ir va taip vašnekėti. Dabar sakai, pagalvoji, aš beproto daug mokslinių konferencijų prasukęs, aš workshopus darau, aš galiu kalbėti. Bet jeigu aš galiu pagerinti šituos savo video, išimdamas galbūt ilgesnės pauzes, galbūt išimdamas vienas ar kitas vietas, kur aš kažko galbūt nepasakiau arba man teko save pataisyti, kodėlgi to nepadaryti. Ką aš atradau, kad praktiškai TimeBoltas šitą žiauriai pagreitina. Ir aš jį dėl to ir naudoju tiek šitiem savo ilgiesiam video, tiek tarp kitko ir savo shortam. Ir aš žinau, kad tie, kurie kritikuoja mano kanalą, mėgsta iššokti komentarus ir tu nevykėli, tu net nemoki pasakyti vieną sakinį, nepadaręs 3 kirpimų. Hebra, aš galėčiau tą daryti, bet aš puikiai suprantu, kad mano video ir taip yra ganėtinai prigrūsti informacijos. Ir aš suprantu, kad tam, kad taupyčiau jūsų laiką, kam man reikalingos tos pauzės. Vėlgi, jeigu tu pasižiūri, nežinau, kas pirmą ateina į galvą, Kelertą, Lekstutį, kurie tiesiog įsijungia kamerą ir kalba, tai jie kalba maždaug taip. Ir dar kažką pasako. Ir tada su labai rimtom akim pažiūri kamerą, dar kažką pasako. Tada Lekstutis šitą labai mėgdavo, suspaudžia lūpas ir taip pagalvoja ir dar kažką pasako. Ir žinot, man taip netinka iš principo. Aš noriu, kad praktiškai būtų kuo mažiau visų šitų pauzių. Ir dėl to praktiškai aš visur, išskyrus tą segmentą, kuris ką tik buvo, iškerpu galbūt ilgesnės pauzės. Ir vėlgi jūs galite sakyti, bet iš kur tos tavo pauzės atsiranda, ką kalbėti negali. Žiūrėkit, hebra,
Aš labai bandau būti korektiškas savo kalba ir vėlgi, aš nežinau, kiek iš jūsų pastebėjot, bet pastarojo laiku aš stengiuosi naudoti kuo mažiau anglicizmų ir man labai dažnai būna, kad aš sustoju ir aš tiesiog pagalvoju, pala, o koks yra lietuviškas žodis? Arba pavyzdžiui, aš suprantu, kad aš pradėjau sakyti sakinį ir sakinio struktūra yra visiškai angliška ir man dar reikia pagalvoti, kad, tai velnės. Palauk, kaip lietuviškai perfrazuoti ir tiesiog taip važiuoja. Ir vėlgi, Time Boltas yra labai geras įrankis. Tarp kitko, už visus šitos įrankius aš arba moku, iš tikrųjų aš turbūt moku tik už Time Boltą, bet jis nėra labai brangus. Vėlgi, aš nesu jų sponsoriuotas ir nežinau, gal man reikėtų kokį affiliate linką susigeneruoti, dar kažką, ką žinau. Bet esmė yra ta, kad tai yra, kaip aš dabar supratau, vienintelis mokamas įrankis, kurį aš naudoju šito kanalo darime. Nes bendram editinimui aš naudoju DaVinci Resolve, nes aš tiesiog naudoju nemokamąją versiją. Ir vėlgi, DaVinci Resolve iš principo yra nemokamas hobbyistam ir vėlgi, kaip mes pakalbėsim truputį vėliau šitam video, aš save laikau hobbyistu, čia nėra mano pragyvenimas, aš to nedarau profesionaliai. Ir kita vertus, jeigu aš tą daryčiau profesionaliai, aš turbūt nusipirkčiau profesionalius įrankius, o tai būtų DaVinci Resolve ar ten būtų kažkurie kiti įrankiai, kurių pavadinimus dabar užmiršau. Bet aš nematau jokių problemų nusipirkti įrankių, kuriuos aš paskui naudoju, tam, kad turėčiau supportą, update'us, taip toliau ir panašiai. Ir vėlgi, tam, ką aš darau tiek šitam kanale, tiek bei angliškose video, kur aš tikrai įdėjau žymiai daugiau pastangų į montavimą, aš iš principo naudoju DaVinci Resolve ir man to puikiausiai užtenka. Jis yra visiškai adekvatus įrankis toks, kaip man, turint galvoj, ką aš bandau su šito kanalu padaryti. Bet šitą vietą aš turiu pastebėti, kad vėlgi, jeigu mes kalbam apie šitą kanalą ir ką aš apie jį išmokau, vėlgi, ruoštis video man yra žiauriai smagu. Įrašinėti video tikrai smagu, kaip aš mėgstu juokaut, nereikia man į terapiją vaikščioti, užtenka tiesiog naktim, vakarais ar tiesiog, kada yra proga parėkti kamerą. Tada visas dėmesys, komentarai, viskas man žiauriai patinka. Bet vienas dalykas, kurio aš tiesiog nekenčiu, tai yra editinimas. Ir vėlgi apie editinimą mes dar šiaip ganėtinai pašnekėsim šitam video, bet vėlgi DaVinci Resolve yra tikrai geras įrankis, bet tiek jis, tiek apskritai tas visas workflow, tai yra kaip dirbi su to programinė įranga ir kas apskritai yra editinimas, nežinau. Man iš tikrųjų, editinimas yra turbūt pati nesmagiausia dalis darant visą šitą kanalą. Kita vertus, kitas dalykas, kurį reikia daryti darant šį kanalą ir kuris man pasirodo yra stebėtinai smagus, aš netgi pats nustebęs, aš nesu labai estetiškas žmogus ar labai grožio ar vaizdą suprantantis žmogus, tai yra thumbnailų darimas. Ir vėlgi, aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kur dabar yra mano thumbnailai. Taip, aš žinau, kad ten kompozicijos galėtų būti geresnis, iškirpimai galėtų būti geresni, fontas galėtų būti geresnis, bet man tikrai yra smagu daryti thumbnailus. Ir aš žinau, kad kai kurie iš jūsų mane žiūrinčiųjų grafikos dizainerių man esat asmeniškai rašę ir lasdavoja, kad žmogau, kokį tu te brudą darai, tu nusisamdyk ką nors. Ir taip, aš galbūt galėčiau nusisamdyti, bet vėlgi visų pirma, tai kainuos pinigus, kuriuo aš neturiu, kaip vėliau paaiškės. Ir antras dalykas, man tiesiog smagu. Ir aš suprantu, kad thumbnailai yra tas dalykas, kuris kaip ir reklamuoja video, kuris kaip ir turėtų būti, taip sakykime, kanalo vizitinė kortelė, bet tada aš pasižiūriu į galbūt lietuviškų įvairių kanalų, ypač tokio stiliaus kanalų, thumbnailus, maniškai nėra tiek blogesni. Ir vėlgi, jeigu aš kad nors tikrai išvažiuosiu normalius pinigus į normalų žinomumą, taip, aš puikiai suprantu, kad man reikės samdyti grafikos dizainerį, kuris man darys thumbnailus, bet dabar, vėlgi, man tiesiog yra smagu. Ir kalbant konkrečiai apie programinę įrangą, vėlgi aš ten naudoju nemokamus įrankius. Bendras kompozicijas aš tarp kitko dėlioju su tokiu įrankiu kaip Inkscape. Vėlgi tai yra tiem, kas žino, Corel Draw ekvivalentas nemokamas ir vėlgi aš jį naudoju nuo universiteto laikų jau, tiesą sakant, daugiau negu 10 metų ir man jisai labai tinka ir patinka. Tikrai visiems rekomenduoju, kuriem tiesiog reikia vektorinės grafikos nemokamų įrankio. O jeigu, pavyzdžiui, kažką reikia išsikirpti, kažkur galbūt kažkokias tai kitas minimalias modifikacijas pikseliam padaryti, aš tam naudoju PaintNet'ą. Ir vėlgi, kadangi viskas, ko man reikia, tai tiesiog paimti ir gražiai viską iškirpti, vėlgi man to pilnai užtenka. Paprasto Paint'o man neužtenka, jis yra pernelyg choppy, bet PaintNet'as puikiausiai veikia. Ir jo, ir aš su šitais dviem įrankiais darau savo thumbnailus, o šiaip kaip pagalvoju, jo, aišku, Word'ą naudoju pointam, tai vėlgi galiu šitą vietą pakomentuoti, kas yra pointai. Tai iš principo, kai mano video, šitie video, kurie nėra reaktiniai,
Ne, pradėkime nuo dar toliau. Kai aš darydavau reaktus, video struktūrą užduodavo tas video, į kurį aš reaguoju. Tiesiog kažkas pašneka ir aš žinau, ką man atsakyti. Vėlgi, paprasta. Tada, kai aš pradėjau daryti video, kur aš tiesiog esu kalbanti galva, vėlgi tie sitų sosto stiliaus video, atkreipkite dėmesį, kad pačioj pradžioje jie buvo ganėtinai trumpučiai, ten 10-15 minučių ir ten tiesiog atsisėsdavau, pasakydavau vieną mintį ir viskas. Bet dabar, kaip jūs turėjot pastebėti, pastaruoju laiku mano video trunka apie valandą, daugmaž, neretai ilgiau, kartais netgi trumpiau. Ir esmė yra ta, kad aš galiu kalbėti ir aš galiu tiesiog kalbėti. Ir vėlgi aš grįžtu prie to paties podcast'o su Algiu, kur vėlgi mes prašnekėjom labai ilgai ir net nepasijuto, nes buvo tiesiog smagu. Ir jis pats netgi tą pastebėjo. Ir vėlgi esmė yra ta, kad viskas su to būtų gerai. Tiesiog dalykas yra toks, kad mano mintis turi tendenciją klajot kalbant. Kai aš sakau vieną dalyką, taip, reikia šitą papildyti, pildau, reikia papildyti papildymą. Ir gaunas, kad iš principo aš kalbu ir kartais tiesiog būna, kad nusimuša originali mintis. Dėl to, kai aš rašinėjau šitas video, yra dar vienas dalykas, tai yra, ką aš vadinu points dokumentu. Ir vėlgi, turbūt dabar užmėsiu ant ekrano, kaip tas points atrodo. Pavyzdžiui, šito video points galbūt pirma dalis kaip atrodo. Ir tai nėra toks, sakykime, scenarijus šito video, bet aš sakyčiau toks daugiau atmintinė, ką man galbūt reikėtų paminėti. Vėlgi aš galiu galbūt kažko nepaminėti kitokią tvarką, dar kažką, bet iš principo tai tarsi duoda planą ir aš žinau įrašinėdamas, kad vėlgi man reikia paminėti šitą ir šitą dalyką. Ir vėlgi, kalbant apie video editinimą, kai aš, tarkim, pasižiūriu points dokumentą, nes vėlgi aš juos vadinu points, man tiesiog tai paprasčiau, tai vėlgi aš tas vietas, tarkim, iškerpu. Tai dar galima sakyti, kad aš Wordą tam naudoju. Bet jo, tai praktiškai įrankiai, kurių užtenka daryti šitam YouTube kanalui, yra OBS įrašymui, Timeboltas, DaVincis editinimui ir šiaip iškarpimui, Inkscape'as, PaintNetas, thumbnailam ir Wordas tiesiog pasirašyti video planelį. Ir taip mes pasiekėm vieną vietą, kurią aš norėčiau pavadinti atsakymas turbūt 2 jūsų didžiausius nusiskundimus susijusius su šituo kanalu, kurie trunka turbūt nuo pat tada, kai aš pradėjau rašinėti šitoj vietoj, tai yra šitoj svetainiai. Ir jie yra 2. Pirmas iš jų yra tai, kad mano garso kokybė yra šūdas ir antras, kad mano vaizdo kompozicija yra šūdas. Ir aš nei vienam iš jūsų tiek galbūt asmeniškai, tiek komentaruose žadėjau anksčiau ir vėliau visą šitą pakomentuoti. Tad pakomentuokim ir pradėsim nuo garso. Vėlgi, kaip suprantate, dabar mano mikrofonas yra šitas DJI mikrofoniukas. Ir vėlgi tai yra labai geras mikrofonas, man atrodo, jis praktiškai skaitos beveik profesionaliu mikrofonu. Ir jis puikiausiai viską įrašo, tiesiog yra ganėtinai daug aido. Na, šiais laikais galbūt jau biški mažiau aido ir priežastis. Tarp kitko priežastis, kodėl garso kokybė iš tikrųjų pas mane palyginus yra pagerėjus, yra tai, kad kai aš pradėjau rašinėti šitoje svetainėje, tik įsikraustyti šitą namą, jinai buvo tuščia. Dabar, kai aš čia sėdžiu, priešais mane yra didžiulė sofa. Tada ten šone yra augaliukų, ten yra augaliukų. Tada čia atsiradus virtuvės, stalas, paveikslai, ta prasme, čia dabar yra gyvenama erdvė. Ir su garsu yra toks dalykas, kad kas padaro, kad garsas aidėtų, tai yra didelės patalpos su kietais paviršiais. Ir vėlgi, kai aš čia įsikėliau, buvo tiesiog šitos grindys, buvo sienas ir buvo tarp kito aukštos kietos lubos. Vėlgi, kai aš pirkau namą, aš norėjau aukštų lubų bent jau pirmam aukšte, tai vėlgi pas mane lubos, tarkim, yra virš 3 metrų. Ir gaunas, kad čia yra tiesiog vienas didžiulis aido kambarys ir tas labai jautis, kai kanalas buvo ganėtinai jaunas. Dabar, kai atsirado labai daug visokio chlamo ir svarbiausia ganėtinai minkštų dalykų, jie kažkiek šitą garsą sugeria, bet vėlgi nebūtinai labai tobulai. Ir vėlgi man kartais būna ganėtinai miela, kad kai kurie iš jūsų galbūt komentaruose, kai kurie asmeniškai man parašot, kad Lintravertai, tu pagaliau garsą susitvarkei. Ir ką aš galiu atsakyti, kad ačiū, bet aš nieko nedariau. Realiai, kaip aš suprantu, nuo ko priklauso garsas, tai yra, kaip man pasisekė įsisekti šitą mikrofoną kiekvieną kartą. Ir viskas. Ir ta prasme, kartais jisai galbūt būna kažkaip labiau specifiškai pasuktas, galbūt aukščiau, galbūt žemiau. Vėlgi, aš kažkada bandžiau įsekti kaip įmanoma aukščiau, bet pastebėjau, kad kai judu jisai tiesiog į maikę, ne maikę, marškinius, bet smagus garsas, smagus, jo. Tad jo, iš principo, koks yra dabar garsas, priklauso nuo to, kur įsisegau mikrofono, bendrai jo padėtį pagerino savaime, aišku, tai, kad tiesiog svetainiai atsirado svetainės dalykų. Ir aišku, dabar protingesni iš jūsų, labiau patyrę galėtų sakyti, bet tai Lintravertai, tada tau reikia normalesnio mikrofono. Į ką aš galiu sakyti?
taip, bet ar tikrai? Nes vėlgi, va šitoje vietoje aš turėčiau labai padėkoti Noeliui, vėlgi žmogus labai nuo anksti atrado mano kanalą, iš tikrųjų ganėtinai nemažai su juo bendraujam ir jis yra enteriopai geresnis tiek editorius, tiek visą šitą galbūt technikos dalį išmano ir jis praktiškai man beveik prieš metus vėlgi paskolino profesionalų mikrofoną, kurį aš iki šiol turiu. Ir mano pirminė mintis buvo, kad gerai, aš jį kažkur čia prisidėsiu ir tiesiog galbūt turėsiu žymiai geresnį garsą. Ir tada kilo klausimas man, kai aš jį atsinešiau, pradėjau čia vartyti ir buvo pala. O kur aš jį prisidėsiu? Nes esmė ta, kad tai yra mikrofonas su tiesiog tokia vos ne lempos stiliaus tokia ranka, kurią gali tiesiog pasidaryti, kad kažkur būtų. Ir gerai, kur man jį dabar prisikabinti? Kaip matėt iš aparatūros intarpo prieš tai, čia apačioje yra taburetė, ant kurios yra ventiliatorius ir vandens puodelis. Ir jinai nėra stabili. Jeigu aš bandyčiau kažkur ten uždėti tą mikrofoną, vėlgi turbūt viskas tiesiog griūtų, būtų nestabilu ir man pusę video laiko reikėtų jaudintis, kaip neapsitekšt vandeniu ant savo klyno. Tas nėra idealu. Tada čia yra taburetė, ant kurios yra laptopas. Vėlgi, čia mikrofoną prisikonstruoti neišeis. Aha, tai turbūt lieka tiesiog lentyna šone. Bet jeigu aš kiekvieną kartą prieš video užsidėčiau tą mikrofoną ir tada po video jį nusimčiau, anksčiau ir vėliau aš šitą lentyną įbrėžčiau. Ir visų pirma, tai nebūtų patogu, visų antra, man žmona tiesiog galvą duotų, jeigu aš su savo visu šituo dalyku tiesiog pradėčiau viską braižyti. Nes vėlgi, mano žmona yra žiauriai palaikanti tai, ką aš darau, ir jai labai viskas šitas patinka, bet tuo pat metu jinai yra pasakius, kad būk geras, negadink svetainės vaizdų su visu šituo. Dėl to man reikia viską nešti atgal į boilerinę po įrašinėjimo, reikia nepribraižyti ir viską sutvarkyti. Tad ką aš noriu pasakyti, kad gerai, tarkim, aš turiu Noelio mikrofoną ar kažkokią kitą profesionalų mikrofoną, kur man jį prisikonstruoti? Galbūt kai kurie iš jūsų galėtų pasakyti, bet tai gerai, tu pasidaryk tą, man atrodo, boom arm vadinas, kur iš viršaus ateina mikrofonas. Ir jūs norit, kad būtų dar vienas dalykas, kurį man reikia atsinešti iš boilerinės, pasistatyti, išsireguliuoti ir sužiūrėti, kad garsas būtų geras. Jūs to norit? Tarsi man jau dabar užtrunka viską pasiruošti. Ir mes apie tai beje pakalbėsim. Bet esmė yra ta, kad ne. Ir dar vienas dalykas, man, pavyzdžiui, patinka šitą, tai pavadinkim, švari estetika, kur galbūt nėra mikrofono čia. Man, pavyzdžiui, taip, kaip atrodo šitie video patinka. Ir man tiesiog nederėtų čia kažkoks toks mikrofonas. Ir dėl to viskas, ką aš galiu pasakyti, kad taip, aš žinau, kad mano garsas nėra tobulas, bet tuo pat metu aš, pavyzdžiui, pasižiūriu į nemažai kitų lietuviškų YouTube kūrėjų. Įskaitant tą patį Oleg Šurają. Vėlgi, aš pamenu, Olegas prieš Vilniaus mero rinkimus darė video, kur aptarinėjo kandidatus į merus ir pas jį ten aidas buvo žymiai didesnis, negu kad pas mane kada nors buvo. Ir vėlgi žmonės jį žiūrėjo ir aš puikiai suprantu, kad mano garsas nėra tobulas. Bet ar dėl tobulo garso žmonės mane žiūri? Ne. Ta prasme, viena vertus žmonės mane, jeigu žiūri, tai žiūri dėl informacijos, kurią aš duodu, bet jeigu jie nežiūri, garsas tikrai nėra pirmas dalykas, kuris juos atstumia, aš šito jums garantuoju. Ir vėlgi, audiofilai, žiūrėkit, aš jūs myliu, jūs esat nuostabus, bet hebra, jūs turėsit dar ilgai gyventi su šituo garsu, kurį jūs turit su manim. Vėlgi, mano noras, kada nors, kai aš tam turėčiau pinigų, yra iš viso pasidaryti normalią studiją ir aš kalbu net nebūtinai namie, galbūt tiesiog išsinuomoti ar nusipirkti, nežinau, butuką, ofisiuką ar kažką ir tiesiog pasidaryti studiją, kur man nereikėtų galbūt nešiot kameros, kur man nereikėtų nešiot šviesų, kur aš žinočiau akustiką, kur aš galėčiau galbūt visai kitaip viskas sukonstruoti, galbūt aš galėčiau sėdėti prieš stalą ir ant to stalo galėtų būti mikrofonas. Kitaip tariant, aš su mielu noriu viską pasidaryti žymiai profesionaliau, bet yra toksai labai geras posakis, kad yra norai ir yra galimybės. Ir dabar aš ir taip džiaugiuosi, kad aš galiu praktiškai palaikyti šitų video darymą ir tiesiog juos leisti kaip yra. Ir aš žinau, kad mano garsas dabar yra netobulas, bet pusė velnio turbūt, kad, tarkim, bent jau man nekliūna, o kai kuriuose video, kai kurių kitų kanalų man garsas kliūdavo. Ir jo, tai hebra, vėlgi pakentėkit. Jeigu norit, kad aš turėčiau geresnį garsą, vėlgi yra patronas, yra memberiai, vėlgi dėkit pinigus, kad aš turėčiau pakankamai pinigų, nežinau, ofiso nuomai ir įsirengti studiją. Ir vėlgi tada, jeigu jau bus tokie pinigai, taip, tada iš principo kokybė bus visai kita. Bet dabar aš iš principo operuoju su tuo biudžetu, kurį aš turiu, tas biudžetas, kurį aš turiu, yra nikstamai mažas.
mažas, tad vėlgi, man tai yra hobis ir aš viską esu pakėlęs iki tokios kokybės lygio, kiek aš savo dabar galiu leisti. Aš esu nusipirkęs apyžmonišką mikrofoną ir dėl to aš turiu apyžmonišką garsą. Bet jo, aš tikiuosi, kad tai vieną kartą ir visiems laikam jums atsakys, kodėl pas mane garsas yra toks, koks yra ir kodėl aš jo geruoju netaisau. O antras dalykas, apie kurį iš principo ne vienas iš jūsų yra rašę tiek komentaruose, tiek tarp kitko man asmeniškai, yra, kad šita kompozicija yra bloga. Ir aš jums paaiškinsiu šitos kompozicijos logiką. Vėlgi, tie, kurie žiūrit mano video, ne vien klausot, vėlgi, jeigu jūs klausot video, viskas yra gerai. Vėlgi, aš tarp kitko irgi čia yra toks įdomus intarpas. Vienas mano draugas manęs yra klausęs, ar man rūpi, ką žmonės daro, kaip žiūri mano video ar klauso mano video. Ir ką aš atsakiau, kad šiaip nelabai. Nes vėlgi, kiekvienas gyvena savo gyvenimą, jeigu šitie video jums sudera vienoje ar kitoje vietoje, tai gerai. Man svarbiausia, kad eina peržiūras, eina watch time'as, visi yra laimingi. Ir aš pagal faktą žinau, kad vienas mano draugas, pavyzdžiui, šitos video žiūrėdamas pjauna žolę, tada aš esu girdėjęs, kad viena moteris, kuri žiūri mano video, jos žiūri plaudama tualetus. Ok. Tada, bet keli iš jūsų man yra rašę, kad žiūrit mano video, kad užmigtumėt. Kaip mano balsas gali migdyti, aš nežinau. Bet jeigu taip yra, ką aš galiu pasakyti. Bet esmė yra ta, kad visų pirma, aš žinau, kad ne visi iš jūsų žiūri šituos video. Vėlgi, vienas dar mano draugas yra sakęs, kad mano video, kaip jis ten labai gerai pasakė, kad mano video yra antro monitoriaus video, kur tu kažkaip dirbi, kažką ten fone aš burbuliuoju ir jau kažkas įdomesnio atsisuki. Vien tai, kad šita kompozicija nėra ideali, ir aš žinau, kad jinai nėra ideali, mes tuoj prie to prieisim. Vėlgi, nemažai daliai žiūrovų turėtų net nelabai rūpėti. Tad vėlgi, ką man taisyt kažką, kas man yra patogu. Nes tie, kurie žiūrit mano video, žinot, kad kai pas mane yra kažkokios rimtesnės ar svarbesnės vietos, aš mėgstu švelniai save prizūmint. Tarsi, jeigu čia būtų tekstas, tai yra tarsi toksai boldas. Ir kadangi mano veidas yra pačiam kadro centre, man tiesiog reikia 1,4x save, prisiartinu ir viskas yra labai paprasta. Ir man tas labai patinka. Tačiau, jeigu mes žiūrim pagal gerasios praktikas, tai iš principo, ką aš turėčiau daryti, tai aš turėčiau būti šiek tiek aukščiau ir turėtų matytis truputį daugiau mano kūno. Jeigu aš gerai suprantu, aš turėčiau užimti kažkur 2/3 ekrano. Ir vėlgi, kodėl aš to nedarau, nes viskas, ką man reikėtų padaryti, tai tiesiog pažemint kamerą. Ir priežastis yra labai paprasta. Aš savo video, ypač jeigu video yra galbūt apie ginklus, karinę techniką, galbūt sudėtingesnį video, mėgstu šonuose pamėti galbūt vizualinės medžiagos. Ar tai būtų kažkokios tai antraščių iškarpos ar karinės technikos asociatyvios nuotraukos ar dar kažkas. Ir man patinka turėti šitas didelės tuščias erdves tam ir man patinka turėti vietos virš savęs. Nes jeigu aš turiu kažkokią didelę ilgą antraštę, jinai man ten telpa. Dabar, savaime aišku, čia yra kaip aš darau dabar. Nes viską galima būtų daryti visai kitaip. Tai yra daryti, šitaip. Ir dabar aš esu žymiai geresniai kompozicijai, taip kaip viskas turėtų būti. Ir pavyzdžiui, jeigu aš noriu, nežinau, tarkim, šitam šone uždėti galbūt asociatyvią nuotrauką apie, nežinau, tanką, aš tiesiog padarau tokį gražų pajudėjimą į šoną ir tanko nuotrauka atsiranda. Ir kol aš galbūt kalbu apie šitą tanką, jisai stovi. Ir kai aš baiginėjau apie jį kalbėti, jisai išnyksta ir kadras grįžta ant manęs. Lygiai tą patį aš galbūt galiu padaryti, jeigu yra kažkokia tai antraštė virš manęs. Vėlgi toks pat gražus tranzitionas aukštyn, antraštė atsiranda, jinai tam pabūna. Ir kai aš baiginėjau apie ją kalbėti, jinai prapuola ir kamera nusileidžia atgal ant manęs. O jeigu, pavyzdžiui, nežinau, man reikia 2 antraščių iš 2 šonų, tai savame aš galiu tiesiog išzoomint ir padaryti, kad praktiškai būtų originalus vaizdas tiesiog atzoomintas. Ir vėlgi, kaip matot, aš iš principo galėčiau visą šitą dalyką padaryti ir su netgi dabartiniu setupu. Tiesiog panaudodamas editingą, man nereikėtų nei kameros pozicijos keisti, nieko keisti, nei sėdėjimo pozicijos keisti. Tai problema yra ta, kad, kaip aš minėjau, aš nekenčiu editinimo. Ir aš beveik garantuoju, kad kol aš padariau šitą editinimą, apie kurį aš ką tik kalbėjau, ir savaime, aišku, supraskit, kad tas editinimas atsiras gerokai po to, kai aš viską įrašiau, tai aš įrašydėdamas nežinau, kiek aš užtruksiu, bet jeigu reikėtų spėt, kiek aš užtruksiu ten šitą dalyką editindamas, mano spėjimas būtų, kad aš užtruksiu turbūt per ilgai. Aš nekenčiu editint. Ir dalykas yra toks, kad hebra, aš žinau, kad gali būti geriau,
bet aš naudoju T34 approachą, kad aš geriau žinosiu, kad aš galiu kas savaitę paleisti pastoviai po video, kuriuos aš žinau, kad žmonės žiūri tūkstantiniam auditorijom, bet būt stabilus. Ir tam, kad aš galėčiau būti stabilus su savo video paleidimu, manęs tas turi mirtinai nenervinti. Ir dalykas yra toks, visi šitie stumdymai pirmyn atgal, jie mane taip nervina ir aš to taip nekenčiu. Ir aš galiu tą daryti. Vėlgi, tie, kas nežinot, aš turiu 2 angliškus video ir pažiūrėkit, koks ten editinimas. Vėlgi, ten aš jau žinau, ką aš dar geriau galėčiau padaryti, bet vėlgi, ten visi šitie efektai yra ir viskas yra įmanoma. Tik tai esmė yra ta, kad ten sueditint vieną šitą 10-15 minučių video man užtrukdavo dieną. Na gerai, aš ten dėjau galbūt stock footage, tai dėl to užtrukdavo ilgiau, bet pavyzdžiui, jeigu aš šituos video taip editinčiau, tai man editinimas užtruktų neįtikėtinai ilgai. Ir tada jūs veikiausiai gautumėt ne 4 video per mėnesį, tai yra po vieną kas savaitę, bet nežinau, kokį 1 per mėnesį. Ir aš abejoju, ar įvedus šituos gražesnius perėjimus, vienas video per mėnesį man sugeneruotų 4 kartus daugiau peržiūrų. Aš beveik garantuoju, kad ne. Vėlgi, jūs šituos video žiūri tikrai ne dėl vaizdo kokybės, kurie tiesiog, kaip aš tai matau, yra adekvati. Ir jūs tai tikrai žiūrit ne dėl kažkokio tai super smooth balselio ir garso. Ne, jūs šitos video žiūrit dėl to, kad aš moku sudėtingas temas paaiškinti paprastai, suprantamai, ganėtinai įdomią manierą. Vėlgi, ne mano žodis, jūs šitą esat mane kartą rašę. Ir dėl to, kaip ir sakau, aš iš principo nematau prasmės persistengti su šitais visais editinimais. Vėlgi, jeigu aš kada nors turėsiu profesionalią studiją, kur aš viską galėsiu išsistatyti, kur galbūt aš taip pat turėsiu pinigų editoriam. Taip, tada iš principo jūs galite tikėtis, kad pas mane galbūt vaizdo kokybė ir perėjimai ir viskas kitkas bus tikrai neprašiau, nežinau, už kokią Laisvės TV ir dar kažką. Bet dabar yra kaip yra. Ir aš nežinau, tikiuosi labai jūsų nenuvyliau su šituo, bet kad jūs suprastumėte, kad netrodo, kad aš esu absoliutus pochuistas ir nihilistas, aš pasakysiu taip, kad aš suprantu, kas yra ne taip. Aš girdžiu jūsų kritiką, tiksliau skaitau didžiąją laiko dalį. Aš žinau, kas yra negerai. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad tai, kaip yra dabar, yra sudėliota taip, kad aš galėčiau garantuotai išleisti jums bent po vieną pilno formato video. Jeigu aš norėčiau įvedinėti kažkokius tai papildomus dalykus, labai gali būti, kad tų video sumažėtų arba jie netgi iš vis prapultų. Ir tiesiog, aš puikiai žinau, kad šitie video nėra tobuli iš techninės perspektyvos, bet taip pat aš suprantu, kad jie yra visiškai adekvatus, ypač lietuviškam kontekste. Ir dėl to bent jau artimiausiu metu aš veikiausiai nieko apie juos nekeisiu. O dabar kai kurie iš jūsų galėjote šokti į visą šitą, išklausyti ir sakyti, bet tai introvertai, tu editorių nusisamdyk, jis tau viską padarys. Į ką aš galiu atsakyti, praktiškai taip pat, kaip aš atsakiau, kodėl aš studijos neturiu, arba galbūt, kodėl aš naudoju tokią aparatūrą, kokią naudoju. Ir tai yra už kokius pinigus. Ir esmė yra ta, kad čia turbūt pirmą kartą, iš tikrųjų pirmą kartą per visą kanalo istoriją aš jums pasakysiu, kiek aš iš šito kanalo uždirbu. Ir vėlgi, pirmas skaičius, kurį jums reikėtų žinoti, yra tai, kad 25 metais, kurie tarp kitko kol kas buvo geriausi kanalo metai, aš vien YouTube'e uždirbau truputį daugiau negu 1600 eurų. Jeigu mes dar ant viršaus užmetam patronus, tai mes praktiškai priartėjom prie maždaug 2000 eurų per metus, bet 2000 eurų nepasiekėm. Vėlgi, geriausias mėnuo kanalo istorijoje buvo 25 gegužė, vėlgi ten buvo nurautas mėnuo, per jį buvo 4 video, 2 iš jų, jeigu atmintis neapgauna, pateko į top 10 geriausių visų laikų video, kiti 2 irgi pasirodė labai gerai. Ir dėl to, sudėjus YouTube pajamas ir patrono pajamas, praktiškai tai buvo vienintelis mėnuo kanalo istorijoje, kai aš peržengiau 200 eurų per mėnesį pajamų. Tik aš turiu galvoj pajamų, aš turiu galvoj prieš mokesčius ir visas kitas išlaidas. Na ir tada, dabar, kai aš rašinėjau šitą video, aš jau iš kanalo nuo monetizacijos pradžios iki dabar esu uždirbęs truputį daugiau negu 3000 eurų. Ir vėlgi, tai čia daug, čia mažai. Vėlgi, 2000 eurų metų gale, ką žinau, taip, pinigai, ten, kaip pagalvoju, man atrodo, čia palyginamas su vidutinė alga Lietuvoje, taip gal man nereikėtų labai skūstis. Bet ar tikrai? Nes dabar vienas dalykas susijęs su tuo, kaip žiūrėti pinigus, tu turi savęs paklausti, gerai,
O kiek man laiko užtrunka tos pinigus uždirbti? Paskaičiuokim. Vėlgi, paimkim šitos 2000 eurų ir tiesiog primeskim, kad per metus yra apie 50 video. Vėlgi, savaičių yra daugiau, bet pernai metais buvo savaičių, kai aš neįrašinėjau, bet vėlgi matematika yra paprastesnė, jeigu mes turim 50 video per metus. Ir tada gaunas, kad vienas video man praktiškai netina kažkur 40 eurų. Vėlgi, čia yra daug ar mažai? Nu, ką žinau. Turbūt reikia pasižiūrėti, kiek laiko užtrunka padaryti vieną tokį video. Ir čia mes pradedam pasiekti įdomybės. Pradėkim prezimuodami, kad vienas video trunka, kai editini maždaug 1 valandą. Tarkim, vėlgi pas mane dabar nemažai video šiaip yra ilgesni, šiaip yra ir kažkiek trumpesnių, bet vėlgi čia yra paprastas skaičius. Tam, kad pasiruošti šitą video, tai yra parašytą points dokumentą, man užtrunka kažkur pusvalandį. Vėlgi aš neskaičiuoju laiko, kai aš galbūt važinėdamas mašina tiesiog sugalvoju šitas temas, nes vėlgi man būna, kad aš galbūt važinėju mašiną ir man labai gerai galvojas ir aš kažkokią tai temą sugalvoju, tiesiog yra galvojimo laikas, kurio aš neskaičiuoju. Kartais būna, kad šitas laikas yra ilgesnis, nes man galbūt reikia kažką papildomai pasiskaityti. Tai beje dažniausiai būna su karinės technikos video, kur man galbūt reikia sužiūrėti datas, skaičius, dar kažką. Kai kuriuose kitose videose būna žymiai trumpiau, nes būna vienas puslapis. Dažniausiai tai būna kažkur 3-5 puslapiai, jeigu ką. Tarkim, man viskas susidėlio, trunka maždaug pusvalandį. Tada pasiruošimas filmavimui, tai yra atsinešti visą aparatūrą, susifokusuoti, apsirengti, susižiūrėti garsą ir taip toliau ir panašiai užtrunka, tarkim, dar pusvalandį. Tai jau mes turim valandą. Tada, jeigu mes kalbam apie įrašinėjimą, vėlgi valandos ilgio video, veikiausiai įrašo ilgis bus kažkur valanda 10, valanda 15 minučių su visom pauzėm, kai aš pasiskaitau, kas ten parašyta, kai aš galbūt iškarpau savo išsikirtimus. Bet vėlgi, su tuo įrašinėjimu taip pat yra susiję, kad aš turiu vėlgi laiks nuo laiko patikrinti garso lygius, pažiūrėti, ar mikrofonas nėra nusimušęs, nes man yra buvę, kai tiesiog random garsas nusimuša ir man reikia perfilmuoti visą video. Tad traktuokim, kad įrašinėjimas yra dar 1,5 valandos ir mes jau turim 2,5 valandos. Tada editinimas. Vėlgi, nuo editinimo sudėtingumo, vėlgi šitas priklauso, bet aš sakyčiau, kad vidutiniškai yra maždaug vienai originalaus įrašo minutei kažkur 3 minutės editinimo. Nes vėlgi per tą editinimą aš turiu galbūt iškarpyti pauzes, sudėti antraštes, sudėti paveiksliukus, susižymėti galbūt, kur yra skyrelių pavadinimai ir taip toliau ir panašiai. Mes šitoje vietoje turim 4,5 dar valandos ir tokiu būdu mes jau pasiekėm 7 valandas. Ir tada dar 1 valanda yra visą šitą dalyką įkelt iš pradžių memberiam ir patronam, paskui įkelt visiems kitiem, nupiešti thumbnailą, parašyti aprašą YouTube, parašyti aprašą arba galbūt reikėtų labiau pasakyti announcementą į Facebooką ir vėlgi mes turim dar 1 valandą. Kas gaunas, kad vienam video, kuris trunka 1 valandą, darbo padaryti yra maždaug 8 valandos. Kas tarp kitko gaunas, kad taip yra praktiškai 1 savaitės diena, jeigu mes skaičiuojam 4 video per mėnesį, tai hebra čia yra 0,2 etato. 0,2 etato už idealiu atveju 200 eurų per mėnesį, čia yra mažiau negu minimumas. Arba pasakysiu kitaip, jeigu mes skaičiuojam 40 eurų už video ir padalinam iš 8, tai yra 5 eurai už valandą. Tai čia yra visiškai maži skaičiai. Ir kad būtų dar smagiau, tai šiaip iš tikrųjų tai tas skaičius yra turbūt mažesnis. Vėlgi dabar, kai aš rašinėju šitą video, mano YouTube kanalas man per mėnesį prieš mokesčius sugeneruoja kažkur 120-150 eurų, tai iš tikrųjų tas skaičius yra turbūt netgi dar mažesnis. Ir kodėl taip yra, irgi dar pakalbėsim. Tad vėlgi turbūt nėra 40 eurų už video ir kas yra dar svarbiau, tai yra prieš mokesčius ir išlaidas. Tad jeigu mes skaičiuojam, kad aš galbūt šitos pinigus norėčiau ne kažkam išleisti per galbūt savo juridinį vienetą, kurį kapsi šitie pinigo tiesiog išsimokėti, tai man dar reikėtų 15% nuo to nuskaičiuoti. Tad jeigu mes, tarkim, skaičiuojam 160 eurų per mėnesį, kas yra, tarkim, aukščiau netgi to, ką aš gaunu dabar, tai mums praktiškai reikia atmest dar kažkur 25 eurus iki 25 eurų. Tai kitaip tariant, man po mokesčių ateitų iš viso ten 130-135, gal 140 eurų. Tai vėlgi, čia nėra pinigai, tiesiai šviesiai kalbant. Ir dabar, pavyzdžiui, šitie pinigai taip nueina, pavyzdžiui, nusipirkti, tarkim,
Esu nusipirkęs truputį žmoniškesnį telefoną filmavimui, nusipirkau šitą galbūt stabilizuotą selfie stiką, galbūt kartais reikia nusipirkti naują šviesą, nes senoji perdega, galbūt dar kažką, bet esmė yra ta, kad tai tikrai nėra kažkokie įspūdingi pinigai, kuriuos aš galėčiau va taip paimti ir tiesiog taškyti. Vėlgi, už tokius pinigus nuomotis galbūt kažkokį tai ofisą ir jame daryti studiją tiesiog yra neįmanoma. Ir dėl to aš ir sakau, kad taip, šitie pinigai kapsi ir yra džiugu, kad jie kapsi, aš nesiskundžiu. Ir turint galvo, kad kai pradėjau šitą kanalą, aš net nežinau, ar būsiu monetizuotas ir vien faktas, kad aš gaunu pinigus ir kad jūs man pinigus metat, yra labai džiugu. Ir tai iš tikrųjų yra priežastis, kodėl aš jaučiu pareigą nesustot, bet tuo pat metu aš suprantu, kad čia nėra labai daug pinigų. Ir dėl to vėlgi aš turiu labai gerai suvokti, kad taip, aš galėčiau į šitą kanalą pilt po kelis šimtus eurų vos ne per mėnesį ir turėti studiją, turėti žymiai profesionalesnę aparatūrą, turėti profesionalesnį mikrofoną, turėti galbūt, nežinau, nuelio lygio editorius. Bet tai tiesiog tokiu atveju būtų žiauriai brangus hobis. Bet tuo pat metu ROI, tai yra Return on Investment arba investavimo grąža, turbūt lietuviškai reikėtų sakyti, būtų super blogai ir jinai turbūt niekada nepasiektų tokių lygių, kad visas šitas dalykas atsipirktų. Bet kaip aš matau šitą dalyką, man tai, kad kapsi šitie pinigai yra tikrai džiugu ir šitas visas skirelis nėra nusiskundimas, kad aš gaunu per mažai. Vėlgi, čia tarp kitko, galbūt toksai inside joke yra, kad kai po mano komentarais pastoviai išlenda vatajobai ir sako, tu čia propagandonas, kiek tau moka. Vėlgi dabar jūs žinot, kad man moka per mažai. Labai sąžiningai. Bet kita vertus, šitie pinigai yra priežastis, kodėl aš jaučiu, kad aš tiesiog turiu visą šitą dalyką stengtis. Ir jo, praktiškai, jeigu mes skaičiuojam, kad nurimus visom dulkėm, man dėl viso šito grįžta, nežinau, 20-30 eurų už video, tai vėlgi aš tiesiog turiu labai ciniškai pasakyti, kad aš manau, kad net su šituo garsu, su šituo vaizdu ir visais kitais niuansais, aš manau, kad šitie video tikrai yra geresni negu už 20-30 eurų. Tad jo. Ir sakau, aš nenoriu pasirodyti kažkoks sore loser, kuris skundžias, bet aš tiesiog įvardinu faktus. Kas yra džiugu, kad šiaip, nors dabar kanalo pajamos yra galbūt sąlyginai stagnavę, sąlyginai vos pakritę, vis tiek per pakankamai ilgą laiką matos kilimo aukštyn tendencija. Ir vėlgi, kai aš renku sekėjus, kai aš galbūt darau šitos video ir nesustoju, vėlgi algoritmo dievai mane pastebi ir po truputį mane reklamuoja. Mane pastebi žmonės galbūt iš lietuviškos informacijos erdvės ir pradeda galbūt kviesti vienus ar kitus renginius, kažkur padalyvauti, kažkur pašmėžuoti. Ir tas padeda ir kanalas auga, žinomumas auga. Ir vėlgi, aš nesiskundžiu, kad su kanalu yra blogai, aš labai džiaugiuosi ir šitie pinigai yra faini, bet taip pat aš turiu pastebėti, kad ne dėl šitų pinigų aš realiai darau šitą kanalą. Nes tikroji šito kanalo vertė nėra šituose piniguose, kuriuos aš gaunu. Vėlgi, tai nereiškia, kad manęs nereikia remti. Vėlgi, jeigu jūs galite tapti mano memberiais, patronais ar tiesiog mestelt pinigų, tai ačiū jums labai. Ir vėlgi, žinot, tas tiesiog artina dieną, kai aš galbūt galėsiu išsinuomot studiją, kai aš galėsiu nusipirkti normalesnį mikrofoną, galbūt nusamdyti nuelio lygio editorių. Vėlgi, viskas su tuo yra gerai. Bet esmė yra ta, kad dabar šito kanalo vertė man yra ne šituose piniguose. Šitie pinigai yra malonus bonusas. Ir pagrindinės vertės, vėlgi viena turbūt svarbiausių verčių yra tai, kad man tiesiog smagu. Aš gaunu pakalbėti man įdomiom temom, gaunu labai įdomių diskusijų padiskutuoti su jumis. Ir savirealizacijos prasme šitas kanalas yra absoliuti sėkmė. Bet jeigu mes kalbam galbūt apie labiau apčiuopiamus dalykus, tai šitas kanalas man davė daug, taip sakykime, netiesioginių naudų, kurių aš iš tikrųjų net nesitikėjau, bet kurios man yra labai svarbios ir labai padeda netgi už šito kanalo ribų. Turbūt pagrindinis dalykas, kurio aš beje visiškai nesitikėjau, yra kiek daug ir kiek įdomių pažinčių man davė šitas kanalas. Vėlgi, kai kurie iš jūsų man rašot komentarus, kai kurie iš jūsų man parašot privačias žinutės. Ir tarp kitko, kai kurie iš jūsų rašot privačias žinutės ir hebra, aš jų gaunu jau tiek, kad aš nebe visiems jums spėju atsakinėti ir aš labai dėl to atsiprašau. Ir jeigu man rašot privačią žinutę ir aš neatsakau
nesupykit, aš labai to atsiprašau. Dar vienas dalykas, kai kas nors man siunčia kokį nors video ar dar kažką, ir ypač kokią rusų kalbą, vėlgi, hebra, žinokit, labai maža tikimybė, kad aš tą pažiūrėsiu, aš tiesiog nebeturiu laiko. Ir aš būsiu labai sąžiningas, kad, tiesiai šiais kalbant, jūsų yra tiesiog truputį per daug, kad aš galėčiau kiekvienam iš jūsų duot atitinkamai dėmesio. Ta vertus, tie, su kuriais galbūt dėl vienu ar kitų priežasčių susibendravau, net kurie galbūt nėra turinio kūrėjai, vėlgi, aš dėka šito kanalo susiradau daug labai įdomių pašnekovų ir daug labai įdomių draugų. Ir aš dėl to esu labai laimingas ir patenkintas. Dar vienas dalykas, kurį man davė šitas kanalas, yra tai, kad aš kažkokiu būdu pasidariau įdomus kitiem turinio kūrėjam ir neretai tiem turinio kūrėjam, kurie man buvo galbūt pavyzdys ar nežinau, kažkokie tai korifėjai, kuriuos aš žiūrėdavau dėl įkvėpimo. Vėlgi, aš turbūt visų neišvardinsiu, nes nežinau, ar aš atsiminsiu, bet iš tų, kurie man yra labiausiai įsiminę, vėlgi labai anksti mano kanalą yra atradęs Bitplakis, žiauriai fainas žmogus, žiauriai smagus žmogus. Jeigu dėl kažkokių priežasčių jūs jo kanalo nežinot, bet žinot mano, tai eikit ir pasubscribinkit jam. Iš tikrųjų, žiauriai fainą turinį jisai kūrė. Tada ganėtinai anksti mano kanalą atrado Demiko. Vėlgi labai fainulka ir iš tikrųjų, bent jau kiek aš susidūręs, tas jo, taip sakykime, bendras įvaizdis nėra suvaidintas, jis iš tikrųjų yra fainulka. Ir mes iki šiol viens kito storius Facebook'e paširdutinam sportinius. Tada iš galbūt kitų, vėlgi, Noelis. Ir aš labai gerai pamenu, kad kai aš dar tik tai galvojau pradėti šitą kanalą, aš buvau atradęs Noelio kanalą. Ir aš žiūrėjau Noelio kanalą ir galvojau, wow, bet vieną dieną aš norėčiau tokio lygio editinimą turėti ir tokį lygio informaciją pateikti. Ir aš iš tikrųjų, vėlgi, labai nuoširdžiai pasakysiu, mano angliškas kanalas nemaža dalim yra įkvėptas Noelio stiliaus turinio ir Noelis man yra ganėtinai stipriai padėjęs su tais video, kuriuos aš jau angliškam kanale esu įkėlęs. Tada kitas žmogus, su kuriuo man labai smagu pabendrauti, yra tas pats Karalius. Ir aš irgi labai gerai pamenu, kad kai ruošiau šito kanalo pradžiai, man pirmas klausimas buvo, gerai, ar kas nors Lietuvoje daro React turinį ir jeigu daro, ar kas nors jį žiūri. Ir aš esu atradęs labai ankstyvus Karaliaus Reactus ir aš pažiūrėjau, kad yra Reactas, jis visai įdomiai kalba ir kažkas jį žiūri, komentuoja. Vadinasi, visam šitam yra poreikis ir aš galiu prisijungti. Ir viskas baigės tuo, kad vėlgi mes su Karalium dabar irgi puikiausiai bendraujam ir aš esu netgi streamuose ne vieną kartą atsidūręs. Na ir paskutinis didžiausias dalykas yra tai, kad mane pas save į podcastą pasikvietė tas pats Algis Ramanauskas. Ir vėlgi, turėkit galvoj, kad aš esu užaugęs 90-2000-aisiais. Tada aš buvau vaikas ir paauglys. Ir tai mes su šeima žiūrėdavom dviračio žinias, kur būdavo Mauseris ir Sulskis. Ir vėlgi Algis Ramanauskas buvo vienas tų žmonių, kuris buvo iš televizoriaus, šitas didis žmogus, kur wow, garsenybė. Ir tai, kad toks žmogus pats save pasikviečia į podcastą ir pasirodo, kad jis yra žiauriai įdomus, žiauriai šiltas ir su juo tiesiog yra įdomu bendrauti. Ir tai, kad tu su juo gali bendrauti, aišku, prisilaikydamas pagarbos, bet taip, praktiškai aš drįsiu pasakyti vos ne kaip lygus su lygiu, čia yra neįtikėtina. Ir iš tikrųjų, aš tikrai nesitikėjau, kad šitas YouTube kanalas man tą duos. Ypač turint galvoj, kad aš vis dar neturiu tokio didelio kanalo. Vėlgi šitas kanalas, kai aš dabar įrašinėju šitą video, yra truputį daugiau negu 4-9 tūkstančių, vėlgi gal pasieks 5 tūkstančius, kol šitas video išeis. Tikėkime, maža tikimybė, bet vėlgi kodėlgi ne. Bet jo, ir esmė yra ta, kad čia yra didžiulė vertė, didžiulė nauda, kad pats ryšių tinklas, kur aš esu įtrauktas, kur aš esu pakviestas, labai stipriai yra išsiplėtęs. Ir žinot, kai mano trumpos formos turinį laikina tas pats praeities žvalgas, kai mano kai kurias nuotraukas laikina Oleg Šurajev, hebra, ta prasme, man tai yra maloniai neįtikėtina. Ir aš iš tikrųjų nesitikėjau būtent šito dalyko. Ir man iš tikrųjų šitas YouTube kanalas vien dėl to jau yra atsipirkęs, nes vėlgi neveltui biznio aplinkoje yra ta biški krinžinė, bet pripažinsiu, kad ganėtinai teisinga frazė, kad your network is your net worth, kas išsiverstų lietuvių kalbą turbūt kaip tavo tinklas yra tavo turtas. Vėlgi, jeigu kas nors gali sugalvoti, kaip išvers geriau, parašykit man. Ir tai, kad man šitas YouTube kanalas leido taip stipriai padidinti savo tinklą, ypač su galbūt nuomonės formuotojais Lietuvoje ir žmonėmis, kuriuos aš galbūt žiūrėjau
taip sakykime, aukštyn, kai tik viską šitą pradėjau, man yra neįtikėtina žiauriai malonu. Taip pat, vėlgi, einant prie galbūt tokių paprastesnių dalykų, vėlgi aš ganėtinai daug išmokau apie tai, kaip galbūt kurt turinį, kaip galbūt įrašinėti video, kaip galbūt padaryti garsą. Ir taip aš žinau, kad jis nėra tobulas, bet aš bent jau žinau, ko nereikia daryti. Vėlgi, kaip apsišviest, kokią kamerą naudoti, visus kitus dalykus. Vėlgi, aš labai laikaus požiūrio, kad ką mokėsi ant pečių nenešiosi. Ir aš žinau, kad aš niekada nebūsiu profesionalus editorius, bet pavyzdžiui, jeigu, tarkim, turiu, nežinau, kompaniją arba galbūt kažką reikia daryti, jeigu man, pavyzdžiui, reikėtų nusamdyti kažką, kad man padėtų, aš bent jau tiksliai žinau, ką aš noriu pasiekti ir kas tiksliai yra įmanoma, kas vėlgi sutaupo laiko ir pinigų. Arba jeigu mes kalbam galbūt apie kažkokius paprastesnius dalykus, galbūt aš galiu pats juos pasidaryti. Vėlgi dabar, kai aš įrašinėju šitą video, aš pradedu vis labiau ir labiau užsukinėti savo Galjo Deko kompaniją. Ir vėlgi, nors kai aš įrašinėju šitą video, aš to dar nesu pradėjęs. Ir čia vėlgi toks mini anonsas, bet Galjo Deko irgi turės savo dedikuotą turinio apie 3D spausdinimą. Ir dabar aš ne tik žinau, kaip tą daryti, bet aš turiu visą infrastruktūrą jo darimui, kas vėlgi yra labai svarbu ir vėlgi aš manau man labai padės stumiant tą iniciatyvą. Tada šalia to visas šitas labai man padėjo tobulinant savo kalbėjimo sugebėjimus ir svarbiausia kalbėjimų į kamerą sugebėjimus. Nes vėlgi, kai kalbi konferencijose, įvairiuose renginiuose yra vienokia dinamika, bet kai kalbi į kamerą, dinamika yra truputį kitokia. Ir aš turiu tiesiai šviesiai pasakyti, kad dabar man kalbėti ilgais, sudėtingais sakiniais, žiūrint į kamerą, yra žymiai paprasčiau negu pačioj pradžioj. Ir aš tiesiai šviesiai pasakysiu, kad kanalo pradžioj aš turėdavau iškarpyti žymiai daugiau negu aš iškarpau dabar. Ir man tas yra labai smagu ir aš tuo labai džiaugiuosi. Ir vėlgi, kalbėdamas į kamerą ir svarbiausia, paskui klausydamasis editinimo metu, ką aš pasakiau, vėlgi tai yra dalykas, kuris irgi man labai padėjo su kalbėjimu ir panašiai. Ir turint galvoje, kad aš savo karjeroje ir taip daug kalbu, vėlgi visai manoma pagalba šito atžvilgiu yra labai reikalinga. Nuo dar labiau pagalbos reikia, kalbant apie tiesiog savivertį ir savęs įvaizdį. Vėlgi, aš būsiu pirmas pripažinęs, kad aš nebūtinai labai džiaugiuosi, kaip atrodau, galbūt aš nelabai džiaugiuosi savo balsu, galbūt dar kitais dalykais. Ir aš kiek susidūręs, tai yra natūralu, labai daug žmonių, turbūt netgi absoliučiai dauguma žmonių turi savivertės, na galbūt nesavivertės, bet savo įvaizdžio vertinimo niuansų. Ir vėlgi man tiesiog sėdėti prieš kamerą ir kalbėti reikėjo pradžioj ne tai, kad prisivers, bet reikėjo tikrai pasistengti. Ir per laiką aš iš tikrųjų vis labiau ir labiau įsidrasinu su visu šituo dalyku. Ir man tas yra smagu. Ir aš suvokiu, kad man šitas kanalas tiesiog padėjo vis labiau ir labiau atsipalaiduoti ir tiesiog tapti geresniu pristatinėtoju ir tiesiog galbūt geresniu žmogumi ir tiesiog žmogum, kuris yra labiau atsipūtęs. Nes vėlgi, galbūt man nebūtinai labai patinka mano balsas, galbūt man nebūtinai labai patinka kai kurie mano išvaizdos aspektai, bet nepaisant viso to, žmonės mane vis tiek toliau žiūri, mane vis tiek kažkur kažkas kviečia, aš daraus vis labiau ir labiau žinomas, tad, hei, vadinas, gal aš visą šitą dalyką tiesiog sureikšminu. Man tiesiog reikia koncentruotis ne į tai, kad, viskas yra blogai, bet koncentruotis tai, kad gerai, ką aš turiu savo kontrolį ir ką aš objektyviai galiu patobulinti. O jeigu kažko aš negaliu objektyviai pakeisti ar patobulinti, tiesiog, na ir kas? Vis tiek, jeigu aš sukursiu žmonėm kažkokios vertės per tai, ką kalbu, ką atstovauju, kokias vertybės turiu, žmonės vis tiek manęs klausysis ir tai, kas galbūt man nepatinka, jiem arba neklius, arba jie net netkreips dėmesio. Ir vėlgi, šitas kanalas su šituo mąstymu man žiauriai padėjo ir aš vėlgi dėl to labai džiaugiuosi. Na, o pabaigai iš to, ką man davė šitas kanalas, tai yra tai, kad tai davė pagrindimą teiginiui, kad aš nesu tik lazerinės technologijos mokslų daktaras. Leiskit paaiškinti, ką turiu galvoj. Matot, aš mėgstu girtis, kad esu lazerinės technologijos mokslų daktaras, jada, vėlgi, kurie iš jūsų jau mėgstat pasijuokti iš to komentaras, ir tarp kitko aš irgi iš dalies sakau šitą dalyką tam, kad pasijuokti iš savęs ir koks susireikšmės mokslininkas. Bet matot, niuansas yra toks, kad kai tu esi mokslų daktaras, apie tave yra tam tikra aura. Iš vienos pusės ta aura yra tokia, kad wow, koks jūs protingas, kiek jūs daug pasiekęs, hurdur ir taip toliau ir panašiai. Vėlgi, ant šito įvaizdžio, mano nuomonė, tas pats Vytautas Sinica vos ne visą savo karjerą yra pastatęs. Ir dėl to, iš principo,
ta aura ir tas toks tarsi užtikrintumas, kad galbūt jeigu tu esi mokslų daktaras, tu nesi kiauras, vėlgi man yra visai malonus dalykas. Bet yra kita medalio pusė, kad kai tu esi mokslų daktaras ir dar tikslių dalykų mokslų daktaras, visi įsivaizduoja, kad tu iš principo būsi kažkokiu tokiu droviu hebrančiuku, kuris vos prakalba, kuris ten labai sudėtingai mąsto, taip toliau ir panašiai. Kai aš toks nesu. Aš toks nesu. Ir vėlgi, aš sakau, kad man šitas kanalas padėjo tobulinti savo kalbą. Tas yra tiesa, bet kai pagalvoji, aš dar mokykloje visai mėgdavau pristatinėti. Aišku, aš nebuvau labai stebuklingas tame, turbūt gal, 10 gaudavau, nesvarbu. Bet esmė yra ta, kad aš visada norėjau būti daugiau negu tiesiog mokslininku, ar tiesiog inžinierium, ar dar kažkuo. Aš norėjau būti žmogum, kuris gali kalbėti. Ir kalbėti galbūt visiškai nesusijusiam temam, tokiam kaip istorija, politika, ekonomika, dar kažkas. Ir matot, dalykas yra toks, kad kai tu esi tiksliukinis daktaras, yra žmonėm labai sunku patikėti, kad tai yra įmanoma. Ir su šituo kanalu, ką aš realiai padariau, kad aš praktiškai pradėjau beveik lygiagrečiai savo startuoliui Vital 3D Technologies, kur aš tiesiog dariau mokslą ir kūriau technologijas. Ką aš pasakiau su šituo kanalu? Kad dabar aš turiu praktiškai vizitinę kortelę pasakyti, kad hei, aš galiu daryti hardcore'inį mokslą, pasaulinio lygio mokslą ir ten vos ne pasaulinius rekordus savo srity daryti, bet tuo pat metu aš galiu pristatinėti, kalbėti ir kalbėti visiškai kitom temom, jeigu tik tai man tas yra įdomu arba jeigu to reikia. Ir jeigu prieš šitą kanalą, galbūt tą žinojo, nežinau, mano draugai, galbūt mano pažįstami, galbūt kolegos, kuriem aš išūždavau galvą šitom temom, nes aš apie tankus tiesiog negaliu užsičiaupti. Vėlgi aš pamenu, Vitalo inžinierius mėgdavo juokauti, kad negali būti dienos, kai aš darbe nepaminiu karo arba tankų. Tiesiog pasirodo tai buvo. Tai esmė yra ta, kad dabar aš turiu vizitinę kortelę, kad taip, aš galiu kalbėti, aš galiu pristatinėti, aš galiu būti rišlus ir aš galiu pasakyti kažką įdomaus. Ir tas jau pradeda irgi labai stipriai atsipirkinėti. Vėlgi, aš pastaruoju metu jau pradėjau daryti vis daugiau ir daugiau taip vadinamų workshopų. Štai lietuviškai tiesiog seminarais norėčiau daryti, bet kažkodėl žodis seminaras yra kažkodėl labai nemėgstamas, viskas yra workshopas šiais laikais. Gerai, tarkim. Bet esmė yra ta, kad reikia galvoti, kad aš juos darau ne už dyką. O ne už dyką aš juos darau dėl to, kad aš tiesiog esu žinomas kaip žmogus, kuris gali daryti ir technologijas, ir mokslą, bet tuo pat metu aš galiu kalbėti, pristatinėti, būti įdomus ir pasakoti visai smagias istorijas. Ir vėlgi šitas kanalas yra, kaip ir sakau, šituo atžvilgiu mano vizitinė kortelė. Ir dėl to ir gaunas, kad taip galbūt šitas kanalas man tiesiogiai generuoja, aš drįsčiau pasakyti ne tai, kad nykstamai mažas, bet tikrai per mažas pajamas, bet dėka visų šitų antrinių dalykų. Vėlgi, kai kurie mano pažįstami, kurie atėjo dėl šito kanalo, pavyzdžiui, yra galbūt susijęs su pardavimais, galbūt jie yra susijęs su sritim, kurios man yra įdomios, gal jo deko plėtojimu, galų galiai dėl šito kanalo ir to, kaip aš išmokau kalbėti ir pristatinėti save, aš galėsiu daryti gal jo deko trumpos formos ir gal net ilgos formos turinį. Tada aš galiu uždirbinėti iš workshopų ir taip toliau ir panašiai. Bet vėlgi, nors tiesioginė prasme šitas kanalas man uždirba galbūt nestebuklingus pinigus, iš netiesioginės prasmės šitas kanalas man yra tiesiog neįkainojamas. Ir vėlgi, dėl to aš galbūt vienus ar kitus dalykus susijusius su šituo kanalu ir jo išlaidom galiu leisti savo vien dėl to, kad šitas kanalas generuoja kažkiek pinigų. Bet kita vertus, aš tikrai dabar nematau prasmės galbūt sustot ar mažinti apsukų, nes vėlgi, jūs man mokat pinigus ir aš jaučiu pareigą jum deliverint, nors galbūt tų pinigų nėra daug, bet iš kitos pusės dėl to, kad tai tiesiog didina mano žinomumą ir didina mano tiesiog kredibilumą kaip kalbančio žmogaus ir nuomonės formuotojų. Ir vėlgi, nuo 25 gruodžio iki 26 kovo aš dariau eksperimentą, kurio metu aš kasdien įkelinėjau po vieną trumpos formos turinio video, praktiškai YouTube, TikTok ir Facebooką. Ir man tiesiog buvo įdomu, gerai, kiek žmonės tą žiūrės. YouTube'ai žmoniškai tarp 1000–1500 peržiūrų vienam, kas nėra jau tiek daug, nes mano ilgos formos turinys renka žymiai daugiau peržiūrų. TikTok'e aš per tą laiką surinkau beveik 800 000 peržiūrų, o Facebook'e aš per tą laiką surinkau 2 milijonus peržiūrų. Hebra, 2 milijonai peržiūrų per 3 mėnesius. Jūs bent įsivaizduojat, kaip aš dabar galiu naudoti visur šitą skaičių? Ta prasme, po galais aš dabar
jeigu labai norėčiau ir netingėčiau, aš save iš viso galėčiau marketinti kaip socialinių medijų guru. Ką daryti, kad tiesiog tavo kanalas išvažiuotų. Ir aš ne tik, kad esu tas, kuris čia galbūt kalba ir vaidina, kad žino, ką daro. Ir tarp kitko tokių yra. Ir man yra labai spūdinga, kai žmonės, kurie nei editing gerai moka, nei filmuot gerai moka, nei yra kažkam įdomus, sugeba parduoti savo konsultavimų paslaugas, kaip daryti audiovizualinį turinį. Jeigu reikėtų, aš galiu daryti tą patį, tik tai aš galiu sakyti, hebra, aš savo laiku per 3 mėnesius, per 3 platformas surinkau praktiškai 3 milijonus peržiūrų. Ir aš tą padariau lietuvių kalba. Prasme, čia jau yra kažkas ganėtinai įspūdingo, šiaip palyginus. Bet ant viršaus užkalį, kada aš dar esu šiaip inžinierius, lazinės technologijos mokslų daktaras, ir staiga gaunas, kad aš turiu turbūt vieną įdomiausių ir savotiškiausių kompetencijų ir patirčių portfolio turbūt visoje Lietuvoje. Ir nors aš dabar tą kryptim labai stipriai nevažiuoju, aš suprantu, kad visas šitas dedas ir ilgainiui tai mane daro labai įdomiu, labai įvairiomis perspektyvomis ir duoda man neįtikėtinai daug galimybių, plus tai reiškia, kad aš išlaikau savo principą gyvenimo, kad reikia neleisti užsidarinėti durim. Kitaip tariant, kad nors aš esu lazinės technologijos mokslų daktaras, tai reiškia, kad aš esu tik mokslininkas, tik lazeristas, tik technologas. Ne, aš galiu būti inžinierius, aš galiu galbūt dirbti pardavimuose kažkiek vystyti verslą, kažkiek kur turinį ir būti įdomu žmonėm. Ir kas yra svarbiausia, viskas, ką aš dabar pasakiau, nėra tiesiog mano kažkokie pažadai, dar kažkas. Ne, aš visam šitam pagrįst, turiu skaičius, turiu rodiklius ir dėl to, sakau, visas šitas kanalas, visoje šitoje dėlioniai labai stipriai ir labai teisingai sužaidžia. Ir man kūrė neįtikėtinai didelę vertę, nors galbūt techniškai aš šiuo metu tiesiogiai iš kanalo ir neuždirbu tiek daug pinigų. O turint visą tą galvoj, tada klausimas yra gerai. O kas toliau? Ir turbūt vėlgi tam, kad augint šitą kanalą ir galbūt didinti jo sekamumą, didinti pajamas, didinti kitus rodiklius, vėlgi turbūt reikėtų tiesiog kurti vėlgi daugiau turinio, tada galbūt pavaikščiot po truputį daugiau įvairių renginių, podcastų, galbūt panetworkinti su kitais turinio kūrėjais, ypač didesniais turinio kūrėjais ir tokiu būdu tiesiog vis kaupt subscriberius, daryti video, žiūrėti, kas galbūt man einas gerai, kas galbūt einas blogai. Ir vėlgi šitas kelias yra, aš sakyčiau, visiškai akivaizdus ir visiškai beprasmis. Tiesiog, nes žiūrėkit, esmė yra ta, kad dabar šitas kanalas man yra hobis. Ir kadangi šitas kanalas man yra hobis, kuris tiesiog generuoja galbūt šitą iki kažkokio lygio žinomumą, šitą galbūt, taip sakykime, vizitinę kortelę, kad aš galiu kalbėti, taip kaip yra dabar, man yra labai smagu. Ir kas dar yra svarbu, kad iš principo tai, kad tai yra hobis, man duoda ganėtinai aukštą lygį laisvės. tą, ką aš galiu kalbėti, ką aš galiu daryti. Vėlgi, aš pasakysiu labai atvirai, kai aš darau šitos video, aš labai gerai galiu nuspėti prieš padarydamas video, ar video pasirodys gerai ar blogai. Vėlgi, jeigu video yra apie Rusiją, apie karą Ukrainoje, veikiausiai jisai pasirodys gerai, dažniausiai. Tai jeigu video yra galbūt apie Trumpą, Trumpo įtaką pasaulyje, galbūt kažkokio lygio lietuvišką politiką, tas video pasirodys vidutiniškai kartais gerai. Lygiai tas pats galioja beje su karinė technika, kur iš principo, vėlgi, jeigu aš darau video apie karinę techniką, jis arba pasirodys apyvidutiniškai, arba galbūt truputį aukščiau virš vidurkio. Bet tada, kai aš, pavyzdžiui, darau video, nežinau, apie, pavyzdžiui, tarkim, švietimo sistemą Lietuvoje, arba po galais, kai aš darau šitą video. Aš, pavyzdžiui, šitą video darau puikiausiai žinodamas, kad jisai surinks vidutiniškai mažiau peržiūrų negu kiti mano video, nes jį žiūrės tik tai praktiškai mano hardcore'iniai fanai, kas yra man labai smagu. Bet aš suprantu, kad jūs, mano hardcore'iniai fanai, nemaža dalimi esate tie, kurie mane palaikot visame šitame, tie, kurie rašo įdomiausius komentarus, neretai tie, kurie vėlgi užmeta paramos pinigų. Ir dėl to aš iš principo viena vertus jaučiu pareigą kurt turinį, kurį aš žinau, kad jis jums bus įdomus, bet tuo pat metu kurt turinį, kuris man yra smagus. Bet jeigu aš šitą visą dalyką daryčiau tik dėl kanalo augimo ir tik dėl pinigų, vėlgi aš to daryti negalėčiau, nes aš turėčiau žiūrėti kiekvieną video iš tos perspektyvos, kaip aš galiu iš šito video uždirbti kaip įmanoma daugiau. Ir tai yra labai liūdnas gyvenimas, nes tada praktiškai labai daug man įdomių video turėtų atsimest. Vėlgi, labai įdomus pavyzdys. Aš savo laiku paleidau video apie tai, kaip fiziko akim atrodo gyvybė. Ir vėlgi, man tai buvo labai įdomi tema, aš turėjau
geras skaidrės ir pagalvojau, kodėlgi nepapasako to. Ir dabar tas video jau yra surinkęs apyžmoniškas peržiūras, taip sakykime, ganėtinai ties vidurkiu, gal netgi jau pradeda artėti, jau sakykime, virš vidurkio, bet kai jis išėjo, jisai buvo pats prasčiausias video tą mėnesį. Jisai per vieną dieną surinko vos 1000 peržiūrų, kai paprastai per vieną dieną mano video surenka nuo 1500 iki 2500 peržiūrų. Tai buvo tiesiog blogas video. Bet man jį buvo įdomu daryti, nes man tai buvo įdomi tema. Ir vėlgi apie kelionės įskraidimą man buvo įdomi tema, apie mano automobilius buvo man įdomi tema, apie švietimą man buvo įdomi tema. Ir aš žinau, kad tie iš jūsų, kurie esat mano draugai, žiūri šitą turinį, man paskui parašot, kad va, čia yra įdomus video, bet jie nerenka peržiūrų. Ir taip pat aš žinau, kad kai kurie iš jūsų man jau yra rašę, kad Linai, nu kiek tu gali apie tą Rusiją ir karą kalbėti, nu tu pakalbėk kitom temom. Į ką aš galiu atsakyti, kad aš norėčiau ir aš kalbu kitom temom, bet aš žinau, kad kai aš darau video apie karą, apie Rusiją, jis garantuotai surinks geresnės peržiūras negu vidurkis, tiesiog viskas taip veikia. Ir dabar, kadangi šitas kanalas man yra hobis, vėlgi aš darau video, kurie žinau, kad padės mano kanalui augti, bet taip pat aš galiu daryti video, kurie tiesiog yra įdomus man ir aš manau mano fanų bazai. Ir dėl to aš kažkaip persistengti, papildomai kažkaip dirbtinai auginti šitą kanalą, vien iš tos perspektyvos nematau prasmės. Bet čia yra tik tai pirma argumento dalis. Antra argumento dalis, kad jeigu mes kalbame apie lietuvišką turinį, darimą pinigus iš lietuviško turinio, aš nemanau, kad toks kaip aš gali iš principo tą pasiekti. Vėlgi, kaip aš tą matau, Lietuvos informacinė erdvė yra tiesiog perpildyta. Jeigu skaičiuojam YouTube'ą, Facebook'ą, TikTok'ą, tai tų kalbančių galvų yra beproto daug. Ir tai, kad mane kažkas žiūri ir ganėtinai normaliais skaičiais man yra tiesiog neįtikėtina pagira, nes tai rodo, kad lietuviškų lygių aš esu ganėtinai aukštam lygiui, nes vėlgi pagalvoju, aš pradėjau nuo nieko su nuliniu žinomumu ir aš kažkur jau esu. Bet tuo pat metu, vėlgi, labai nuoširdžiai kalbant, tarkim, mano kanalas dabar per mėnesį uždirbtų apie, tarkim, 200 eurų prieš mokesčių. Vėlgi, dabar jisai uždirba, kaip ir sakau, tarp 120-150, bet 200 yra paprastas skaičius ir aš esu jau parodęs, kad tai kaip ir yra įmanoma. Realiai tam, kad aš galėčiau traktuoti šitą kanalą kaip savo pagrindinę veiklą, man po mokesčių ir išlaidų reikėtų iš šito kanalo uždirbti kokius, nežinau, 2,5-3 tūkstančius eurų tam, kad aš tiesiog galėčiau gyventi patogiai. Ir vėlgi, aš palieku jums spręsti, galbūt kokius pinigus aš dabar uždirbu, galbūt koks yra mano gyvenimo būdas, kodėl aš sugalvojau tokį skaičių, bet aš savo laiku savęs paklausiu, gerai, jeigu aš norėčiau gyventi iš YouTube'o, kiek man per mėnesį vidutiniškai reikėtų uždirbti? Ir mano absoliutus minimumas yra 2,5 tūkstančio, 3 tūkstančiai. Ir jeigu tu paimi, kad dabar aš prieš išlaidas ir mokesčius uždirbu mažiau kaip 200, vadinasi, man šitą kanalą reikėtų paauginti kažkur, nežinau, 30-40 kartų ir tu atsiremi tiesiog neįtikėtinus skaičius. Vėlgi, jeigu mes traktuojam, nežinau, tarkim, 20 kartų reikia paauginti šitą kanalą, nes vėlgi, man atrodo, ten pajamos netiesiškai auga kanalų augant. Gerai, tarkim, 20 kartų. Dabar, tarkim, aš turiu apie 5000 sekėjų. Jeigu aš paaugčiau 20 kartų, tai reiškia, kad aš turėčiau turėti 100 000 sekėjų. Kebra! Čia yra neįtikėtini skaičiai. Man atrodo, Siena, tai yra turbūt mano nuomonė viena geriausia, jeigu ne geriausia, nepriklausoma tyriamoji žurnalistika Lietuvoje neturi tiek subscriberių. Tiesiog ta pati Laisvės TV nėra jau kartais didesnė už 100 000. Dabar 100 000 sekėjų YouTube'ai Lietuvoje yra absurdiški skaičiai. Dabar aš turėčiau būti tiesiog respublikinio lygio garsenybė. Ir aš tiesiog puikiai suprantu, kad toks skaičius yra nerealistiškas. Aš neįsivaizduoju, kiek daug man reikėtų networkint, grindint, kiek man reikėtų, nežinau, parduoti savo sielą, gal netgi televiziją kažkaip įsitrint, kad aš praktiškai galėčiau pasiekti tokius skaičius. Ir dėl to aš labai paprastai visą tą žiūriu, kad taip, aš nebijoju, kad kanalas augs, pajamos augs. Jos augs, aš savaime, aišku, viską reinvestuosiu galbūt į studiją, geresnį garsą, galbūt ilgainiui kažkiek labiau sofistikuotą editinimą, bet dabar, vėlgi, aš puikiai suprantu, kad užaugti iki tiek, kad aš galėčiau iš to gyventi, vėlgi, aš to netikiu. Vėlgi, jeigu jūs manot, kad galbūt galima būtų turėti mažiau sekėjų ar kažką panašiai, leiskit man žinot, bet aš nemanau, kad su lietuvių kalbos turiniu, turint galvoju, kokia yra perpildyta kalbėtojų rinka, tai yra įmanoma. Nuo tada iš kito galo, galbūt, aš manau, tokius pinigus būtų įmanoma pasiekti, galbūt turint anglišką kanalą,
Bet problema su anglišku kanalu yra ta, kad aš manau, kad aš ten irgi prasimuščiau ir paradoksas yra tas, aš manau, aš jeigu normaliai padirbėčiau ir jį papromautinčiau, gal netgi sugebėčiau per kokius metus 2 aplenkti savo lietuvišką kanalą, bet esmė yra ta, kad daryti anglišką kanalą yra žymiai brangiau. Ta prasme, tu gali uždirbti iš jo daugiau, bet jo darimo kaštai irgi yra žymiai didesni. Vėlgi, labai trumpai, lietuviškam kanale aš tiesiog turiu mintis, kurias noriu pasakyti, aš turiu galbūt jų sąrašą ir aš kalbu. Viskas. Anglų kalba man reikėtų pasirašyti scenarijų ir naudoti teleprompterį. Nes visų pirma, angliškus video aš norėčiau daryti žymiai trumpesnius negu lietuviškus. Nes vėlgi trumpesnį video aš spėju daugiau žmonių žiūrėtų ir dėl to jos klaida būtų didesnė. Ir antras dalykas, nors mano anglų kalba tikrai yra gera ir aš tą puikiai žinau, nes aš vėlgi konferencijose daug dalyvavęs, workshopuose, ten dažniausiai viskas būna anglų kalba ir mane netgi giria dėl mano anglų kalbos, aš žinau, kad jinai nėra tobula. Ir tam, kad aš neatrodyčiau kažkoks Eastern European, kuris yra I spoken good London, tai ne, ta prasme, reikia pasirašyti tekstą ir jį tiesiog skaityti teleprompteriu. Ir vėlgi, aš tą dariau angliškam kanalui ir aš tą galiu daryti. Bet vėlgi, turint galvoje, kad reikia pasirašyti jau nebe tiesiog mintis, o pasirašyti pilną tekstą, pilną skriptą, žymiai daugiau laiko ten, žymiai daugiau laiko rinkti informaciją, tada žymiai sunkiau rašinėti, žymiai daugiau editint. Vėlgi, jeigu dabar mano vienas šitas valandos ilgio video užtrunka 8 valandas, tai aš jums pasakysiu, kad tie mano angliški video, kurie jau yra įkelti, jie man užtrukdavo geras 20-30 valandų per video, nors jie yra žymiai trumpesni. Ir aš dėl to jų netęsiau. Vėlgi tai reiškia, kad aš nedarysiu angliško turinio, aš jį darysiu, aš galvoju gal iš principo pradėti nuo trumpos formos turinio, nes dabar aš esu įsivažiavęs, kaip jį daryti. Bet vėlgi esmė yra ta, kad mes turim patirti, kad lietuviškam kanale aš manau, kad aš augu organiškai visai neblogai, bet aš nemanau, kad aš galiu užaugti iki tiek, kad aš galėčiau full-timint visą šitą dalyką iš piniginės perspektyvos. O angliškam kanale aš gal galėčiau tą daryti, bet vėlgi įsivažiavimas būtų labai ilgas ir sėkmė nėra garantuota. Ir turint galvoj, kad aš turiu kitų pajamų šaltinių, kurie yra žymiai geresni, žymiai labiau garantuoti, ką man rizikuoti? Ir būtent šitoje vietoje yra svarbiausia suprasti, kad viskas, ką aš čia dabar darau, yra tam tikrą prasme labai rizikinga būtent iš verslo perspektyvos. Vėlgi, ką aš turiu galvoj? Tam, kad geriau suprasti, iš kur ateina šita mano mintis, kurią aš dabar jums papasakosiu, aš vėl nusikelsiu į laikus prieš pat prasidedant mano YouTube kanalui. Vėlgi, aš nesu žmogus, kuris tiesiog mėgsta šokti kažką nepasiruošęs ir panašiai, kaip sakydavo mano krašte, šokti dilgelės nuogas subinę. Ne, aš iš principo prieš pradėdamas šitą kanalą, vėlgi pasiklausiau įvairių didelių YouTuberių, kiek jie pasakojo, galbūt kaip jie savo kanalus prižiūri, kaip jie žiūri, ko tikėtis, taip toliau ir panašiai. Ir šitoje vietoje aš atradau labai įdomų PewDiePie video. Vėlgi, jeigu kažkas nežinot, kas yra PewDiePie, tai yra savo laiku buvęs, man atrodo, tai vienas didžiausias ir netgi didžiausias YouTube kanalas, kurį, tarp kitko, darė praktiškai vienas žmogus su minimalia komanda. Ir vėlgi, tai yra žmogus, kuris praktiškai pasiekė viską, ką galėjo, uždirbo visus pinigus, kuriuos galėjo, dabar tiesiog gyvena laimingą gyvenimą. Bet jau tais laikais jisai buvo vienas tų, kuris praktiškai nepabijodavo padaryti video, tiesiog papasakot savo atsiminimų ir savo pastebėjimų apie tai, kaip yra daromi YouTube kanalai ir ko iš tikrųjų tikėtis. Ir praktiškai jisai buvo tokioj pozicijai, kai jam nebereikėjo visko beprasmiškai hypinti ir jis galėjo pasakoti teisybę. Ir kalbant apie YouTube, jisai pasakojo labai įdomiai, kad praktiškai kiekvienas YouTube kanalas turi praktiškai 3 evoliucinius žingsnius. Evoliucinis žingsnis numeris 1 yra tai, kad tu pradedi daryti savo YouTube kanalą ir tu esi niekam neįdomus, nieks savęs nežiūri, peržiūros nekyla, sekėjų skaičius nekyla, atrodo, kad tu esi pamirštas, paliktas ir koks yra skirtumas. Kaip PewDiePie sakė, per šitą visą dalyką tiesiog reikia spaust, dirbt, bandyti savęs klausti gerai, ką aš galiu patobulinti, kad mane žiūrėtų, po truputį tobulinti ir galų gale bus taip, kad tiesiog bus tas video, kuris paims ir pramuš. Ir tada prasidės antra kanalo stadija. Tai yra, kai tu kyli, augi ir atrodo, kad dangus net nėra limitas. Vėlgi, sekėjai kyla, peržiūros kyla, tu leidi naujus video, nauji video renka vis daugiau peržiūrų, fantastika, nuostabu. Tada atrodo, kad, sakau, dangus nėra limitas, tu esi geriausias pasaulyje, tu esi nuostabus. Ir tada ateina trečia kanalo evoliucijos dalis, kai visa šito sustoja ir pradeda krist. Nes vėlgi,
turinio darimas yra negailestingas iš tos pusės, kad per laiką natūraliai tu atsibosi žmonėm ir po kurio laiko žmonės tavęs nebežiūrės, nes, galima, aš čia kažką naujo atradau ir bus kažkoks naujas dalykas, madingesnis dalykas, įdomesnis dalykas. Ir kas labai dažnai nutinka šitam trečiam etapui yra tai, kad kūrėjai, kurie tuo nesitikė, supanikuoja ir būna, o ne, manęs nebežiūri, aš turiu kažką daryti. Ir kaip PewDiePie pasakoja, dabar aš ir pats esu tą pastebėjęs, kad kūrėjai, kuriem per daug visą šitą skalą į galvą, pradeda daryti nesąmonės. Vėlgi, man atrodo, čia kažkada buvo istorija, kad Laurynas Maibach čia kažkada live stream'e literaliai išmatas valgė, kad tiesiog sugeneruot peržiūras. Ir vėlgi, Laurynas Maibach kažkada buvo didžiulis kūrėjas ir dabar jisai, man atrodo, vis dar renka peržiūras TikTok'e, bet ar jisai yra toks didelis, koks buvo prieš 14 metų? Turbūt, kad ne. Ir vėlgi esmė yra ta, kad kai prasideda šitas kritimas atgal, labai daug kūrėjų supanikuoja. Ir kas yra dar blogai ir kodėl aš sakau, kad daryti pagrindinį pragyvenimo šaltinį iš YouTube'o yra rizikinga, nes vėlgi esmė yra ta, kad tarkim, tu pasiekiai, nežinau, tos, kur aš vadinau, 2,5-3 tūkstančius, perėjai full time into YouTube ir paukšt perėjo, tarkim, tavo pajamos krito 2 kartus. Ir kas dabar? Ką daryti? Ir tame ir esmė, kad tu neturi daug kontrolės tame. Vėlgi, čia istorija nesibaigia, nes PewDiePie iš principo pasakoja, kad būtent trečias etapas yra, kur ir pasirodo, ar kanalas išgyvens ilgalaikį perspektyvoje. Ne, nes šitie ciklai yra kai kada greitesni, kai kada lėtesni. Nes, kaip PewDiePie pastebėjo, kad kada nors tas trečias evoliucijos etapas pasieks dugną ir tas dugnas nebus nulis. Nes vis tiek bus kažkiek fanų, kurie tave žiūri, kurie tave seka dėl to, kuo tu esi. Ir tu vis tiek, jeigu sugebėsi stabilizuotis, tu nepradedi nuo nulio. Ką tu turi daryti? Tu toliau turi leisti video, turi toliau savęs klausti gerai, kaip aš galiu būti įdomus, kaip aš galiu praktiškai vėl save pastatyti ant ko ir kaip aš galiu vėl iškilti. Ir svarbiausia, reikia nebūti desperatišku, reikia nepradėti daryti nesąmonių, kad tu savo kertinės auditorijos neprarastum. Ir tada, jeigu tu dirbsi pakankamai ilgai, pakankamai nuosekliai, kas nutiks, kad tu vėl pagausi galbūt kažkokią video temą ir vėl tavo kanalas kils ir, kas svarbiausia, kils aukščiau, negu jis buvo prieš tai buvusiam pike. Ir tada veikiausiai kažkada jis vėl kris, bet vėl nukris jau nebe tiek žemai, kiek prieš tai ir tiesiog tie ciklai kartosi. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš šitą video esu matęs, nes vėlgi jisai labai gerai paaiškina, kad YouTube'as tikrai nėra labai pastovus pajamų šaltinis, yra tiesiog labai didelės rizikos, kurios yra tiesiog už tavo kontrolės žiūrint į pinigų generavimą, bet tai taip pat labai mane nuramino iš tos pusės, kad kai pagalvoji, mano kanalas jau 2 tokius ciklus pragyveno. Vėlgi, pirmais kanalo metais aš kilau labai greitai, vėlgi aš buvau monetizuotas greičiau negu per metus, kas iš principo yra neįtikėtinai geras rezultatas, nes absoliuti diduma YouTube kanalų net niekada nėra monetizuojami. Ir tai, kad aš sugebėjau, man atrodo, per pirmus metus užgyventi 1100 subscriberių, buvo iš tikrųjų neįtikėtinai puikus rezultatas. Bet tada antrais kanalo metais aš stagnavau. Vėlgi, mano subscriberių kiekis kilo. Ir man atrodo, aš per antrus metus, iki tada, kai išėjau į pauzę, aš užgyvenau 600 papildomų subscriberių, bet vėlgi, jeigu pirmais metais 1100, o antrais metais tai 600, nėra labai gerai. Ir esmė yra ta, kad aš tiesiog pagalvojau, kad gerai, tai aš tiesiog toliau kursiu turinį, toliau darysiu, kas man įdomu, nes jau tada buvo fanų bazė, kuri mane žiūrėjo ir anksčiau ir vėliau viskas pramuš. Ir aš tiesiog pagalvojau, gerai, o ką aš galbūt dar įdomaus galiu papasakoti. Ir mano atsakymas buvo gerai, o galbūt karinė technika ir tiesiog istorija, galbūt ir iš viso galbūt atsiriš nuo reaktų, nes reaktai mane labai ribojo. Ir ką jūs manot, kai aš grįžau, pradėjau pasakot apie karinę techniką, politiką ir wow, ir mane pramušė. Ir maždaug nuo 24 vasaros iki 25 vasaros buvo kanalo tiesiog aukso amžius. Per tą laiką pasikeitė 9 iš 10 geriausių visų laikų mano video, atsirado naujausias geriausias visų laikų mano video ir vėlgi buvo ta pati auksinė gegužė, kai aš uždirbau netgi 200 eurų per vieną mėnesį. Ir tada nutiko 25 vasarą, kada aš tuokiaus, tada važiavau po vestuvinę kelionę, tada šiaip buvo daug reikalų rudenį, pradėjau leisti rečiau video ir ką aš dabar matau, kad jo, labai nuoširdžiai kalbant, praktiškai mano žiūrimumas yra nukritęs kažkur 1,5-2 kartus. Kodėl taip yra? Vėlgi aš esu su kitais turinio kūrėjais diskutavęs, kad veikiausiai bendras AI slopo kiekis yra žiauriai padidėjęs ir žmonės tiesiog nebeturi tiek daug laiko. Tada algoritmas yra šiek tiek pasikeitęs ir vėlgi aš nepabijosiu to, kad galbūt kai kurios temos, kuriuom aš kalbu ir kai kurios mano nuomonės, jos tiesiog yra irgi kažkokio lygio galbūt stagnavę ir galbūt nebepritraukia tiek daug žiūrovų.
Bet aš puikiai žinau, kad jeigu aš toliau kursiu šitą turinį, toliau būsiu ištikimas savo fanų bazį ir svarbiausia savo ištikimų fanų bazį, aš kada nors vėl išvažiuosiu. Bet tai taip pat reiškia, kad aš arba turiu pasiekti tokius pajamų lygius, kad net jiems staiga nukritus 2-3 kartus aš toliau galėčiau išgyventi, arba aš turiu šitą visą dalyką žiūrėti kaip į hobį. Ir vėlgi, kaip šeimos vyras, aš negaliu savo toleruoti, kad mano pajamos va taip va šokinėja ir kad aš tame turiu minimalę kontrolę. Ypač, kaip ir sakau, turint galvoje, kad aš turiu krūvą kitų kompetencijų, kur aš galiu žymiai labiau kontroliuojamai, žymiai labiau priklausančiai nuo manęs uždirbti pinigus. Nes paskutinis dalykas, kurio aš noriu, taip praktiškai būti desperatišku, kažkaip rinkti peržiūras, kažkaip rinkti monetizaciją. Ir vėlgi, desperacijos pavyzdžių Lietuvoje nereikia toli ieškoti. Vėlgi, tu pažiūri tą pačią Janutienę, į daugumą vatinių kanalų. Vėlgi, jie realiai gyvena iš tos pusės, kad jeigu nėra sensacijų, mes sensacijų išbursim. Ir tų sensacijų išbūrimas tiesiog gaunas, kad viskas yra blogai, Landsbergis blogas, konservatoriai blogi, taip toliau ir panašiai. Bet tada tu pasižiūri juos, jų kanalai yra tiesiog liūdni ir taip jie generuoja peržiūras ir panašiai, bet nėra tai iš tikrųjų geri kanalai ir aš nenoriu būti toks kaip jie. Ir pats tas faktas, kad tam, kad tu būtum ten, kur tu esi, tu ištisai turi varyti sensacijas, tu ištisai turi varyti skandalus, ištisai turi varyti konfliktus. Ne, aš toks nesu. Man yra labai smagu, kad aš susirinkau tiek nuostabių žmonių, tiek komentatoriais, tiek draugais, tiek pažintim, tiek savo networku. Man patinka kaip yra. Ir vėlgi dėl to ir sakau, kad iš vienos pusės, tam, kad aš galėčiau save monetizuoti iki tiek, kad čia galėtų būti mano pagrindinis užsiėmimas, aš nematau prasmės to daryti Lietuvoje, nes aš nežinau, ar aš Lietuvoje apskritai tiek galiu užaugti. Angliškai aš manau, kad tiesiog reikėtų per daug laiko ir per daug investicijų ir nėra garantijos, kad tai tikrai pavyktų labai gerai. O net jeigu tai pavyktų, nesvarbu lietuviškai ir angliškai, tas nebūtų pakankamai atkartojama ir pakankamai patikima. Ir dar ant viršaus užmeskim tai, kad jeigu aš šitą daryčiau dėl pinigų ir išimtinai dėl pinigų, aš turėčiau atmesti visus video, kurie yra man smagus ir aš nebejoju, kad jum, mano kertiniam fan, smagus, tai yra tiesiog apie mane, mano gyvenimą, galbūt mano tokias labiau, tai pasakykim, asmeninės temas. Vėlgi, aš nematau, kad visas šitas man sugeneruotų tiek pinigų, kad aš galėčiau visą tą paaukot, plus man tai atrodo pernelyg nesaugu, plus aš turiu kitų būdų generuoti pinigam. Bet jo, aš toliau auginsiu šitą kanalą, bet aš jį auginsiu labiau organiškai ir aš vis tikrai nesiversiu per galvą tam, kad dirbtinai generuočiau peržiūras, subscriberius, dar kažką. Ir man atrodo, kad mano integralumas ir tai, kad aš galiu išlaikyti savo nuomonės, kad aš galiu sakyti tai, ką galvoju, man yra žymiai didesnė vertė už turbūt bet kokius pinigus, kuriuos aš galėčiau trumpąją perspektyvą uždirbti, nes ilgąją perspektyvą man tai sugeneruoja jūs, mano fanus, mano pažintis, mano networką, kurie man yra žymiai brangesni tiek iš moralinės perspektyvos, tiek iš asmeninio pasitenkinimo perspektyvos, tiek iš to, ką aš manau galiu ilgainiui uždirbti kitose vietose iš dalies visų tuo pasiremdamas. Ir taip mes pasiekėm klausimą, tai gerai, o tai kas iš tikrųjų bus toliau? O toliau bus, vėlgi toks galbūt truputį nuviliantis atsakymas, bet daugiau to paties. Vėlgi, aš buvau padaręs eksperimentą, kasdien leisiu trumpos formos turinį ir man buvo kaip ir smagu, bet aš tiesiog pajaučiau, kad tai suvalgo truputį per daug laiko, tad bent jau dabar aš turbūt galvoju, kad pamažinsiu grinai intravertinio turinio iki turbūt 2 trumpos formos turinio video per savaitę ir turbūt 1 ilgos formos turinio. Čia turbūt yra absoliutus maksimumas, kiek aš dabar galiu į tai merkt laiko. Tada aš toliau eksperimentuosiu su įvairiom temom, kurios galbūt man yra įdomios, net priimdamas sąlygą, kad veikiausiai tie video nepasirodys labai gerai. Vėlgi, viena tema, apie kurią aš tikrai norėčiau pasiplėsti ir pakalbėti daugiau, tai pavyzdžiui, yra ta pati ekonomika, finansai, finansinis raštingumas. Vėlgi, mano nuomonė, lietuviai apskritai turi labai toksišką požiūrį į pinigus. Lietuviai nesupranta, kas yra alga, nesupranta, kas yra vertė. Jau nebekalbant, kad vėlgi investavimas yra kažkoks didelis, vos net tabų mūsų visuomenė. Ir aš norėčiau apie tai pakalbėti. Vėlgi, aš nesu to ekspertas, bet aš
esu pakankamai su to susidūręs, kad aš galėčiau papasakoti, manau, pakankamai nuoseklią istoriją ir nuoseklų paaiškinimą apie šitos dalykus, plus komentatoriai ten, kur nusišnekėčiau, mane pataisytų. Tada aš taip pat manau, kad ilgainiui atsiras, kaip jau minėjau, gal jo deko turinio, veikiausiai didžiąją dalim trumpos formos, kuris didžiąją dalim vėlgi turbūt tiesiog promoutins mano 3D spausdinimo versliuką ir vėlgi kaip jis pasirodys, kuris pasirodys, aš nesu dar iki galo susidėliojęs, bet aš manau, kad pakankamai greitų laikų aš tuo pasigirsiu šitam YouTube kanale ir visose kitose savo socialinėse medijose. O gal netgi kai kurie iš tų video atsidurs šituose kanaluose, kur aš galbūt darysiu cross promotioną ir vėlgi kaip tas atrodys, jūs pamatysit, aš turiu idėjų, bet man vis dar viską reikia sukristalizuoti. Na ir galų gale aš taip pat planuoju po truputį grįžti prie angliško turinio. Vėlgi, anglišką turinį aš veikiausiai darysiu trumpa forma, nes tiesiog trumpesnis editinimas nėra tokių aukštų reikalavimų, bet turbūt vis tiek reikės naudoti teleprompterį ir panašiai. Tas turinys turbūt bus labiau skirtas promoting mane kaip šitą coacherį ir galbūt tokį labiau, sakykime, verslo filosofijos žmogų. Vėlgi, kas iš to išeis pamatysim. Aš esu su 14 savo draugų kalbėjęs galbūt apie temas, galbūt apie scenarius, kuriuos aš jau esu pasiruošęs. Kol kas feedbackas iš mano draugų yra ganėtinai teigiamas. Ir čia tarp kitko tie patys draugai, kurie mane pizdavoja, jeigu jiem kažkas nepatinka, nes vėlgi aš labai džiaugiuosi savo draugais, nes praktiškai visi mano draugai nebijo man į akis pasakyti, jeigu aš kažką darau ne taip, ar jie kažkam nepritarė. Ir aš manau, čia va yra tikrieji draugai, nes jeigu visi jūsų draugai jums visada dėl visko pritarė, aš manau, kad kažkas yra ne taip. Vėlgi tai nereiškia, kad jūs turite visą laiką ginčytis, bet geriausi draugai yra tie, kurie duoda sąžiningą grįžtamą ryšį. Vėlgi, kol kas grįžtamasis ryšys apie mano angliško trumpos formos turinį, arba tiksliau jo konceptą yra pakankamai geras. Vėlgi, kada aš prie to prieisiu, bus matyti, nes dabar vėlgi, kai aš rašinėjau šitą video, mano pagrindinis tikslas yra išvažiuoti būtent su savo gal jo deko 3D spausdinimo versliuku. Bet kita vertus, kaip ir sakau, viskas yra tarpusavį persipinę, šitų video tikrai aš labai tikiuosi turėtų nemažėti. Ir kaip ir paaiškinau, man jie yra labai svarbus įvairiausiam perspektyvom, bet kita vertus kažkaip dirbtinai šito kanalo forsuot ar keist, aš prasmės tiesiog nematau. Na ir pabaigai apie mano kanalą, manyčiau, yra klausimas, o ar aš kažko gailiuosi? Ir atsakymas yra taip. Aš gailiuosi vieno dalyko ir aš gailiuosi labai stipriai. Ir koks yra tas dalykas? Ar tai yra tai, kad vėlgi aš gavau pakankamai žinomumo, kad būčiau pradėtas iš įvairių galų būti kritikuojamas įvairiausių vatnikų, vėlgi mane tiek YouTube yra kritikavę, mane Facebook'e labai pradėjo kritikuoti, kai aš shortus pradėjau kurti, po Algio podcast'ą, man atrodo, Račas buvo labai ant manęs užvažiavęs, gal vis dar važiuoja, Lekstutis ir jeigu gerai pamenu, keletas mane netgi teismais grasino, tai gal aš to gailiuosi. Ir tiesą sakant, ne, nes vėlgi iš vienos pusės, jeigu tu darai šitą turinį, ypač politinį turinį, šito turbūt galima tikėtis. Ir kita vertus, jeigu apie tave kalba ir kalba labiau žinomi ir didesni žmonės, net jeigu iš kitos barikadų pusės, tai yra gerai, tai yra žinomumas. Tai yra mano sklaidos didinimas. Ir aš neretai galėdavau susijęt, kai apie mane pakalbėdavo galbūt tie kanalai ir tie žmonės, kai tiesiog man padaugėdavo sekėjų, subscriberių ir panašiai. Gal aš gailiuosi to, kad aš iš principo dabar esu turbūt visuose Rusijos susidorojimų sąrašuose, kurias jie neabejotinai turi, kalbant apie Lietuvą, nes vėlgi, jeigu aš gerai suprantu, jie verždamiesi į Ukrainą turėjo pilnus sąrašus žmonių, kuriuos jie planuoja likviduoti, nes jie tikrai neplanavo improvizuoti dėl šito klausimo. Ir vėlgi, kada aš esu šituose sąrašuose, įrodo tai, kad savo laiku, man atrodo, tas pats Kellertas netgi atskirai apie mane kalbėjo, kad va, aš ten esu ožių ar kažkokiam tai sąraše ir taip toliau ir panašiai. Bet, žinot, aš žiūriu taip, kad aš vienaip ir kitaip buvau rusų sąrašuose. Tarsi net iki šito YouTube kanalo aš jau buvau verslininkas, mokslų daktaras ir į kažkokį lygį įsitraukęs į pilietinę visuomenę. Tad aš iš principo žiūriu taip, kad jeigu būtų okupacija, su manimi vienaip ar kitaip būtų susidorota. Tai yra žiauri tiesa, bet taip yra, beje, su dauguma jūsų irgi. Ir dėl to aš ir pradėjau šitą kanalą iš tos perspektyvos, kad, žinot, blogiau jau šitoje vietoje nebus. Tada galbūt aš gailiuosi to, kad iš principo dėl šito kanalo ir buvimo visuose įmanomose rusų sąrašuose, aš iš principo kažerbę galiu kada keliauti į tokias egzotiškas valstybės, kaip nežinau, Kinija, Vietnamas ar iš viso kažkur už vakarų pasaulio ribų. Ir vėlgi, taip aš negaliu keliauti ir aš esu girdėjęs iš daugybės šaltinių,
kad jeigu tu esi ganėtinai aktyvus, visuomeniškas žmogus Lietuvoje, nėra tikimybės, kad rusai kažkokiais vienais ar kitais kanalais nėra paleidę tavo tarptautinės paieškos. Ir nėra tikimybės, kad tu nenuskrisi, nežinau, kokį Vietnamą ir tavęs nesupakuos, kad, hei, yra tarptautinis arešto orderis prieš tave. Ir pasirodo, tu net nelabai gali tą pasitikrinti. Kita vertus, vėlgi, aš kaip pagalvoju dėl savo gyvenimo ir istorinių priežasčių, savo laiku Minske, Maskvoje ir Pekinė jau esu buvęs, aš ten grįžti nenoriu, man patinka Europai, man patinka vakarų pasaulį, tad vėlgi aš nemanau, kad kažką labai prarandu dėl to. Tad vėlgi, aš ir to nesigailiu. Realiai, nei vieno šito dalyko, kuris atrodo toks, sakykime, taip akivaizdus, aš nesigailiu. Aš gailiuos kito dalyko, visiškai kito dalyko, kuris yra labai paprastas. Ir tai yra tai, kad aš nepradėjau anksčiau. Vėlgi, tiem, kuriem įdomu, aš kažkur tarp 20-12 metų rašiau blogą į blogas.lt puslapį. Ir vėlgi, tais laikais ten buvo labai įdomi bendruomenė, ten buvo labai smagu ir aš iš ten tais laikais daug draugų turėjau. Vėlgi, mano pirma visų laikų mergina buvo iš blogas.lt. Aš blog.lt daug visokių draugų turėjau. Ir iki šiol viena mano geriausių draugių irgi yra iš blogas.lt. Ir tais laikais aš ten buvau visai populiarus. Blogotopuose visada būdavau ir ten būdavo vos ne tarp 1-5 vietos. Jeigu blogai pasisekdavo ten kokią 7-9, bet jeigu aš parašydavau blogo įrašą, beveik garantuotai kas nors jį paskaitydavo. Ir aš jau tais laikais galvojau daryti YouTube kanalą, bet tais laikais mano požiūris į save, mano savivertė ir panašiai buvo tokia, kad aš labai bijojau save atsukti kamerą ir aš to nepradėjau. Aš iš tikrųjų labai to gailiuosi, nes kaip pagalvoju, tais laikais aš atrodžiau tikrai žymiai geriau negu dabar, mano nuomonė, nemaža dalim dėl to, kad aš buvau ir jaunesnis, ir beje žymiai kūdesnis, vėlgi čia turbūt ant ekrano užmečiau nuotraukų. Ir esmė yra ta, kad aš tais laikais irgi galėjau kalbėti. Galbūt aš negalėjau kalbėti tom temom, kuriuom galiu kalbėti dabar, bet aš vis tiek turėjau apie ką kalbėti, aš visada turėjau apie ką kalbėti. Ir kai pagalvoju, jeigu aš būčiau pradėjęs tada ir būčiau per visus šituos, tiesiai kalbant, jau beveik 15 metų išlaikęs šitą tempą, kas žino, gal aš dabar būčiau vos ne to paties Demiko, Tapino ar Skirmanto Malinausko dydžio. Kas žino, gal aš dabar iš tikrųjų galėčiau gyventi iš to, ką aš dabar darau YouTube'ai. Ir arba galbūt aš turėčiau visiškai kitą žinomumo lygį ir visiškai kitą savo pažinčių tinklą ir galbūt galėčiau daryti kažkokį kitą dalyką, tuo vadovaudamas. Tad jo, ką aš atradau per šituos 4 metus darydamas YouTube'ą, kad YouTube'as iš principo yra kantrybės ir nuoseklumo žaidimas. Kad tu tiesiog darai, keli video, galvoji, kaip objektyviai save gali patobulinti praktiškai savo objektyvių ribojimų fone ir tu darai ir kanalas tiesiog auga, atsiranda fanai, atsiranda žinomumas ir viskas. Taip tu darai turinį. Ir aš manau, kad jeigu aš šitą turinį daryčiau ne 4, o tarkim 10 metų, 15 metų, aš tikrai būčiau žymiai geresniai pozicijoje. Kaip aš tarp kitko esu beveik tikras, kad jeigu aš toliau darysiu šitą turinį 10 ar 15 metų, aš tikrai būsiu galbūt vienas žinomesnių Lietuvoje žmonių ir galbūt komentatorių, nuomonės formuotojo dar kažko. Vėlgi, aš negarantuoju, kad tai bus, nes vėlgi, kas žino, gal bus problemų su tuo, kad Europoje YouTube'as bus užbanintas, Facebook'as bus užbanintas, gal dar kažkas bus. Bet aš tiesiog žinau, kad jeigu aš dirbsiu nuosekliai, jeigu aš stengsiuos ir jeigu aš neišduosiu savo principų ir savo darbo kultūros, vėlgi kanalas augs, fano kiekis augs ir mes visi tiesiog būsim dėl to laimingi. Ir dėl to mano vienintelis nusivylimas yra tai, kad aš galėjau tikrai turinį kurti jau tais laikais ir aš to nedariau dėl tiesiog dabar, žiūrint retrospektyviai, absurdiškai durnų priežasčių. Ir čia yra vienintelis ir didžiausias mano, taip sakykime, gailestis ar nusivylimas, ar ko gailiuosi, kalbant apie mane kaip turinio kūrėją. Ir tai mane veda prie paskutinės šito video temos. Kokius aš galbūt patarimus turėčiau tiem, kurie, nežinau, nori pradėti daryti YouTube'ą. Gal jūs irgi iš principų matot šituos visus video, galbūt klausotės vienų ar kitų žmonių ir jūs galvojat, aš irgi turiu įdomių nuomonę, aš irgi turiu ką pasakyti. Ir tiesiog jums kyla klausimas, bet gerai, o tai ar verta pradėti, ar tikrai, o kaip viskas bus. Į ką aš jums galiu atsakyti, žinot ką, tiesiog pradėkit. Vėlgi, mes visi, kaip aš tai matau, turim kažkokių savivertės problemų. Vėlgi, aš per savo gyvenimą esu bendravęs su neįtikėtinai sėkmingais žmonėm, neįtikėtinai gražiais žmonėm.
atrodytų tobulai žmonėm. Ir jie visi iki vieno turi vienokių ar kitokių savivertės problemų. Po galais žmonės, kurie labiausiai vaidina, kad neturi savivertės problemų, dažniausiai turi didžiausias savivertės problemas. Ir esmė yra ta, kad labai dažnai yra didžiausias barjeras pradėti galbūt turinio kūrimą yra tai, kad yra labai baisu atsukti kamerą į save. Nes o ką žmonės pagalvos? O mano balsas, mano išvaizda, mano tas, mano anas. Ir ką aš galiu atsakyti, kad tiesiog atsukit kamerą į save. Pradėkit daryti turinį, pradėkit pradėkit kalbėti ir jūs objektyviai sužinosit. Vėlgi galbūt iš tikrųjų paaiškės, kad turinio kūrimas ne jums, galbūt paaiškės, kad nelabai kam įdomu, ką jūs kalbat, kas yra visiškai įdomu. Vėlgi yra temų ir video, kur man buvo labai aiškiai pasakyta fanų iš to, kaip jie nežiūrėjo, kad temos, kuriuom aš kalbu ar ką bandau pasakyti, yra visiškai beprasmės. Ir aš to nebedarau. Bet esmė yra ta, tiesiog atsukit kamerą į save, pradėkit daryti turinį ir jūs pajausit, ar žmonės jūs žiūri, ar jūs turite grįžtamą į ryšį, ar jūs renkat peržiūras, galbūt ką jums reikėtų patobulinti, ką jums reikėtų pakeisti. Vėlgi, būkit su tuo kantrus, nes suvokit, kad padarius 1-2 video, jūs praktiškai peržiūrų neturėsit. Vėlgi, nors mano pirmas visų laikų video ir pasirodė taip gerai, jisai nebuvo tiesiog per naktį sėkmė. Vėlgi jisai peržiūras gerai pradėjo rinkti keli mėnesiai po kanalo sukūrimo. Tad vėlgi, darykit video, rinkit peržiūras ir žiūrėkit tiesiog, kas gaunas. Ir žiūrėkit, koks galbūt yra fanų grįžtamasis ryšys ir panašiai. Dar vienas labai svarbus dalykas, kad jeigu jūs jau nuspręsit daryti turinį, nepradėkit per daug giliai apie tai galvoti. Negalvokit, o ne, man reikia geriausios kameros, o ne, man reikia geriausio mikrofono, o ne, man reikia geriausio apšvietimo. Arba, o ne, mano editinimas yra nesąmoningas. Vėlgi, tarsi pažiūrėkit į mano kanalą. Aš didžiulį skyrių šitam video paskyriau būtent apie tai, kad pas mane viskas nėra idealu ir žmonės tiek mane toliau žiūri. Po galais jūs pažiūrėkite tą patį celofaną TikTok'e. Jo video kokybė yra tiesiog tragiška, tarsi jis tiesiog atsuka kamerą į save ir kalba. Vėlgi, jokio esminio editinimo ir nieko. Esmė yra ta, kad jeigu jūs darysit turinį, bet koks editinimas, geresnė aparatūra, geresnis mikrofonas gali tik pridėti prie vertės, kurią jūs kuriat savo žiūrovui. Bet esmė yra, ką jūs galite pasakyti, kokias jūs mintis pertikėt, ką jūs atstovaujat. Suvokit, kad net geriausia pasaulio aparatūra jum nenupirks peržiūrų. Viskas prasideda nuo jūsų. Savaime aišku, nereiškia, kad jūs galite išsitraukti ant 360p internetinę kamerą ir tikėtis, kad jūs būsite didis youtuberis. Ne, tarsi vis tiek yra kažkokia minimali riba, bet mano patirtim šiuolaikinės tiesiog kameros telefonas, ypač priekinės kameros, yra visiškai adekvačios. Tad blogiausia atveju, jeigu pradeda, tai viena šviesa, geras arba bent jau vidutinis telefonas ir viskas. Kita vertus, suvokit, kad tikrai nebus lengva, kad jūs turėsit būti labai kantrus ir kad jūs tiesiai šviesiai kalbat, įeinat į perpildytą rinką. Vėlgi, kai kurie iš jūsų man komentaruose net esate rašę, kad po galais kiek daug šiais laikais yra gero turinio, kaip jį visą spėt pažiūrėti. Į ką aš galiu atsakyti? Jo, aš jaučiuosi lygiai taip pat. Vėlgi, aš dabar mestelsiu vieną tokią tiesos bombą, bet pavyzdžiui, aš savo turinio nežiūrėčiau, nes man jis tiesiog yra per ilgas. Tai nereiškia, kad aš, pavyzdžiui, nežiūriu ilgo turinio. Vėlgi, Shiftinas, Forgotten Weapons, History of Everything, daugybė kitų angliškų kanalų daro ilgus video ir aš bandau rasti jiem laiko, bet net jiem laiko man yra sunku rasti. Bet tada mes turim lietuviškus kūrėjus, tokius kaip Laisvės TV, Skirmantas Malinauskas, dar kiti. Ir aš turiu pripažinti, kad aš tiesiog nerandu laiko jiem žiūrėti. Ir po galais man kartais netgi sužiūrėti visus Naelio video būna problemų, o jis daro sąlyginai trumpesnius video. Tad vėlgi, suvokit, kad jūs įeinat į žiauriai perpildytą rinką ir labai didelė tikimybė, kad taip, nieks nežiūrės jūsų, bent jau kurį laiką. Taip, jums reikės rasti kažkokį tai būdą, kaip tiesiog pasiekti, kad jums pasisektų. Mano atveju tas buvo tai, kad reaktai mane išvežė. Ar tai išvežtų mane dabar? Aš nežinau. Bet suvokit, kad lengva nebus, jūs įeinate į perpildytą rinką ir jūs turėsit rast kažką, kas jūs išvežtų. Ir net jeigu jūs viską darysit teisingai, užtruks labai daug laiko ir jūs turėsit būti labai kantrus. Ir dėl to jūs turit savęs paklausti, kokią vertę jūs kuriat savo žiūrovui. Kodėl jūs turėtų žiūrėti, ką jūs siūlot unikalaus. Vėlgi, mano atveju, ką aš bandau daryti ir panašu darau teisingai, yra tai, kad aš pažiūriu galbūt į sudėtingus
kompleksiškus klausimus ir pabandau juos tiesiog labai nuosekliai, labai aiškiai paaiškinti, galbūt išvengdamas alermizmo, bet tuo pat metu labai sąžiningai pasakydamas, jeigu kažkas yra blogai. Vėlgi, bent 15 iš jūsų man yra arba rašę komentarus, arba gyvai sakė, kad jeigu jums labai pradeda važiuoti stogas, jūs įsijungiat mano video, jų paklausot ir suprantat, kad, nėra gerai, bet nėra ir labai blogai. Ir vėlgi, aš tikiu, kad čia yra vertė, kurią aš jums galiu duoti. Kaip ir bendrai gebėjimas papasakoti įvairias galbūt istorijas, ginklus ir panašiai, vėlgi suprantama ir žmoniška kalba. Bet tai yra mano dalykas, tai yra kas yra gero many ir kas panašu pasiteisina šitoje vėlgi perpildytoje rinkoje. Jeigu jūs kursit savo turinį ir jūs, nežinau, tiesiog kalbėsit į kamerą tą, ką kalba visi, klausimas iš principo, ar jūs geruoju išvažiuosit. Bet vėlgi, galbūt, nežinau, bet esmė ta, kad galvokit, kuo jūs unikalūs, ką jūs galit pasiūlyti, ką jūs galite daryti geriau už visus kitus, arba bent jau pakankamai adekvačiai, kad kažkodėl jūs turėtų žiūrėti, užuot tai, kad žiūrėtų, nežinau, kažką kitą, pavyzdžiui, mane. Ir dėl to labai aiškiai suvokit, kodėl jūs tą daro. Ar jūs tą daro dėl to, kad jums tiesiog noris kažką pasakyti ir būti visam šitam naratyve, kaip kad buvo su manim, vėlgi aš apie tą nekartą esu pasakojęs, o galbūt jūs visą šitą darot dėl to, kad jūs norit pinigų. Vėlgi, tai yra labai suprantamas motyvas, bet dėl to jūs kanalą turi konstruoti visiškai kitaip. Jūsų lūkesčiai bus visai kitokie. Vėlgi, teisingai apsibrėžkit, kodėl jūs tą darote, teisingai apsibrėžkit lūkesčius ir pagal šitos du susidėliokit realistišką planą ir laiką, kaip jūs viso to pasieksit. Nes jeigu jūs tikitės, kad jūs atsuksit į save telefono kamerą, ten tik tokią kažką pakalbėsit ir po pusmečio važinėsit Lamborghiniu, vėlgi, gal tas yra įmanoma, vėlgi internete netokių beprotiškų istorijų yra įvykę. Bet veikiausiai tai yra daugiau aberacijos, o ne taisyklė. Ir veikiausiai jums nepasiseks taip viskas. Būkit realistiški, supraskit, kodėl tą darot, ko jūs norit, kokią vertę turit ir susidėliokit, per kiek laiko jūs manot, kad gali tą pasiekti, arba, pavyzdžiui, kiek laiko jūs tą darysit, kaip planuoja daryti ir koks turėtų būti rodiklis to laiko gale, kuris turėtų jums parodyti, kad jūs darot kažką teisingai, koks turėtų būti rodiklis, kad galbūt kažką reikia keisti, o galbūt koks rodiklis, kad net neverto to tęsti. Na ir galų gale, jeigu visą tai jūs norite daryti dėl pinigų, suvokit, kad lietuvių kalba veikiausiai pinigų daug nebus, rinka yra žiauriai perpildyta, o jeigu jūs viską norite daryti anglų kalbą, suvokit, kad ten rinka yra dar labiau perpildyta, kad ten reikės dar desnės kokybės, dar desnio pasišventimo, bet galbūt pinigų bus daugiau. Bet vėlgi, kaip ir sakau, būkit labai realistiški ir labai supraskit, kodėl ir kur ir dėl ko į viską veliatės. Arba galų gale spjaukit į viską, ką aš ką tik pasakiau, darykit viską taip, kaip jūs norit, kaip jums atrodo ir tiesiog parodykit, kad visas šitas dalykas, kurį aš ką tik papasakojau, iš tikrųjų yra nesąmonė, bullshitas ir jo, jūs tiesiog esate tokie nuostabus, kad jūs tiesiog nukreipėte save kamerą, pradėjot kalbėti lietuviškai ir ką, po pusmečio jau perkat naujus automobilius ir nekilnojamą turtą Vilniaus centre. Ir vėlgi, be sarkazmo, ironijos, aš tikrai nuoširdžiai linkiu, kad jum kuriant turinį taip ir būtų ir kas žino, gal kažkurie iš jūsų, kurie dabar net nekuria turinio, būsi tie, į kuriuos aš po kelių mėnesių, pusmečio ar metų žiūrėsiu ir galvosiu, kad jo, aš turėčiau šito žmogaus pasimokyti. Nes vėlgi, turėkit galvoje, kad net jeigu jūs nekuria turinio dabar, tai reiškia, kad jūs tam nesat gabus. Nes vėlgi, turint galvoje, kokius aš jūsų komentarus skaitau, turint galvoje, kiek jūs visko žinot, kiek jūs mane pataisot, jūs esat tikrai nuostabus, aš tikrai džiaugiuosi, kad jūs turiu. Ir aš tikrai linkiu jum, jeigu tik tai jaučiat, kad galit ir norit, nepabijot, kur turinį ir vėlgi tiesiog prisijungt prie šitos visos ekosistemos. Nes, kaip ir sakau, mano patirtis su lietuviška turinio kūrimo ekosistema yra ta, kad jeigu tu nesi dalbajobas ir turi teisingas vertybės ir teisingo moralinį kompasą, vėlgi tu gali susirasti neįtikėtinai nuostabius žmonės, tu būsi priimtas labai greitai kaip vienas iš savų ir tiesiog viskas bus labai smagu ir labai anglų kalba rewarding. Ir vėlgi atlyginančiai, ir vėlgi išverskite į lietuvių kalbą rewarding visam šitam kontekste. Bet sakau, jeigu tik galit, jeigu tik norit ir jeigu tik išvažiuosit, patikėkit manim, tikrai verta, aš jums daviau savo patarimus, bet vėlgi, jeigu jūs manot, kad galit geriau, darykit geriau. Ir aš šitoje vietoje jums linkiu
kuo daugiau sėkmės. Bet tiek, kaip visada, ačiū, kad žiūrėjote ir ačiū, kad žiūrite jau praktiškai 4 su virš metus. Kaip visada, paspausite nykštį aukštyn. Jeigu kažkodėl vis dar nesate užsiprenumeravę mano kanalo, padarykite tai dabar. Taip pat, jeigu norite paremti šitą mano visą darbą ir kodėl tą turėtume daryti, aš paaiškinu šitam video. Arba jeigu tiesiog norite pamatyti šitos video anksčiau laiko, kviečiu paremti kanalo veiklą YouTube ir Patreon platformose. Nu o dabar, iki kitų kartų, čiau!